Laidą remia Įkrautas, elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui. Sveiki visi, ačiū už žemimą, sveiks Tamsto vadė. Sveiki, Elgi. Raimundas Vaikšnoras, generolas leitenantas. Generolas. Tai 4 žvaigždės, ką reiškia šiaip jau visai tiksliai? Tai vienintelis aukščiausias, kaip sakant, laipsnis ir pavadinimas jau tik generolas. Pradžioje yra brigados generolas, vėliau generolas majoras, tada generolas leitenantas ir 4 žvaigždė jau generolas. Tokia apibendrinantis dalykas. Aš patį pažeminau truputį. Viena žvaigždė. Atsiprašau labai daugiau. Bet tai nėra kažkokio galbūt didelio staigmenos dėl to, kad ilgą laiką, iki buvusio vado generolo Valdemaro Rupšio, mes neturėjom tokio. Jisai buvo, kaip sakant, visų statutuose buvo numatyta, tačiau nebuvo tokios, nežinau, ar valios, ar gal nebuvom pribrendę kaip jauna šalis, reiškia, kad aukščiausia laipsnį. Pas mus buvo iki 3 žvaigždžių, čia maksimaliai. Bet kadangi mes kaip Lietuva pradėjom labiau būti matomi ir tarptautinėje arenoje, mūsų indėlis į patį NATO, ir kai tu susitinki su kolegomis tokiais pačiais, gal net mažesnių kariuomenių, reiškia, vadais, kurie jau turi 4 žvaigždės, toks, ne tai, kad jaukumas šiandien, ne apie tai, vis tiek priima pagal tavo profesionalumą, reiškia, bet turbūt, kad sureikiuoti santykius, nes kariuomenė labai yra struktūra, labai aiškiai hierarchinė struktūra, tai kad jaustumėsi patogiai ir nereikėtų kiekvieną kartą į kolegą kreiptis seru, Ser. Kaip iš silpnesnio arba mažesnio pozicijos, tai čia sureguliuoja ir mes dabar vardais viens į kitą ir nesvarbu, ar tai būtų JAF jungtinių štabų viršininkas generolas Keinas, ar tai būtų Vasakiūras dabar atvažiavęs, visai neseniai buvo generolas Grinkievič, tai mes jau vardais. Priešingą atveju aš jau turėčiau jį kaip aukštesnio laipsnių jau. Anglosaksiškas approachas vardais. Taip. Aišku, pirmi buvo estai, kartais mes galvojam, kaip tai estai, kartais estai suteikia tą 4 žvaigždę, žinau, kad čia buvo labai daug tokių diskusijų, gal net biškai pašiepiančių reiškia, bet gale dienos viskas susilygiavo. Bet aš žiūrėčiau galbūt daugiau per valstybės, nes tie kariuomenės vado institutas, jisai labai svarbus. Ne tai, kad čia noriu pasigirti, reiškia, kad koks tas esu svarbus, reiškia, ir parodyti visiems, bet jeigu žiūrėt valstybiškai pagal valdžios organus, reiškia, kaip susidėliojo prezidentas, jisai nesvarbu, didelės šalies ar mažos prezidentas, kaip ir ministras pirmininkas, kaip ir Seimo pirmininkas ir kai važiuoja sutikimus, visą kitą. Tai kodėl mes lietuviai turėtum kažkaip save nužeminti tik dėl to, kad, gerai, gal šiek tiek mažesnė kariuomenė, gal tam tikri mažesni pajėgumai, nors šiandienos perspektyvų sakyčiau, kad mes investuojam pakankamai nemažai, lyginant netgi su kuriam to old NATO, kaip aš sakau, reiškia, tos vakarų šalys į tą gynybą. Jūs vadovavot geležinio vilko brigadai, ir čia visi jūsų kredencialai. 2 baigėt generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, 13 baigėt JAV sausumos pajėgų karo koledžą. Ir šiandien mes judam link brigados, link divizijos. Taip. Tai kaip brigados buvęs vadas, kaip jūs manot, kada mes turėsim diviziją ir apskritai nėra per mažai divizija, kas yra tik tai kiek čia 20 000 žmonių maks, ne? Iš tikrųjų, tai pagal mūsų taikos meto, ką mes galim dabar su savo pajėgumais užauginti, be abejo, tai yra proceso dalis. Ir divizija tai yra turbūt viena iš galimai tokių etapų arba žingsnių. Bet jeigu pasižiūrėt visą kariuomenės, mūsų Lietuvos kariuomenės patį vystymąsi, tai mes pradėjom nuo labai paprastų dalykų. Geležinio vilko brigada buvo viena pirmųjų, iš lauko brigados išaugo, kažkokia mokomus junginys buvo, išaugo lauko pėstininkų brigada, vėliau mechanizuota brigada, bet čia labai daug prisidėjo Danija. Danija su savo patirtimi. Buvo mūsų geriausi draugai tada. Taip, ir jie turėjo tada po šalto karo metų ne viskas sugriovė, nes jie kažkokia net korpusą turėjo Danija, reiškia, nors ten 5 milijonai gyventojų, bet šalto karo metu ir labai didelius pajėgumus statė. Ir liko divizija, jinai tokia tapo mokomoji, nes turėjo savo brigadas ir kartu pajungė kitas 3 Baltijos šalių. Ir aš dar turėjau garbės įšokti į tą mokymo ciklą ir dalyvaujant po jau divizijos skėčių
matyti, žiūrėti, kaip viskas vyksta ir mes su savo Geležinio vilko brigada ten pakankamai neblogai atrodėm. Ir dėl pajėgumų vystymo, ir dėl pačios motivacijos karininkų ir karių. Ir vėliau supratom, kad jeigu viską organizuojant, kokią mes dabar šiandien dieną Lietuvos kariuomenę turim, ypatingai jeigu tik paimti lengvosios divizijos šabloną, uždėt ant Lietuvos kariuomenės struktūras, ir čia beje ne mūsų idėja, reiškia, čia buvo kažkas tai iš mūsų draugų amerikiečių, man atrodo, generolas Kavolis, tai buvo US Army Europe ir Afrika vadas, ir kartu Lankomo vadas, man atrodo, ne, jis nebuvo tuo metu Lankomo vadas, vėliau, man atrodo, apjungė, bet idėja tai, sako, žiūrėkit, jis turi diviziją, reiškia, nes buvo jau 2 brigados, ypatingai kai Žemaitija atsirado, turėjom Aukštaitiją ir dabar dar turim kaip rezervinę brigadą, tai lieka tik tai tuos įgalintus, enablerius vadinamus, reiškia, apjungti ir ką mes dabar padarėm, kad uždėjom tą šabloną, pažiūrėjom, kad mes viską turim iš tikrųjų ir ten, kodėl mes turim kuklintis. Mes viską turim divizijai, ta prasme. Taip, divizijos visi įgalintai, tai be abejo reikia sustiprinti, nes jau divizija turi turėti savo žvalgybos atskirą batalioną, turi turėti savo logistiką, turi savo ryšius turėti, tai va šitie, jie pakankamai brangų žaislai ir labai specializuoti. Bet, sakyčiau, čia dar prieš metus laiko manęs klausė žurnalistai, sako, tai kiek mes čia maždaug turim? Tai aš sakau, kad mes daugiau kaip 50% jau visko turėjom prieš paskelbiant divizijos pačio projekto tą pradžią, reiškia, arba taip, kad pradiniai jo prisiminiai pajėgumai. O kitas dalykas labai svarbus turbūt žiūrovams pabrėžti, kad tai yra pakankamai ilga kelionė. Aš dar kai buvau sausumos pajėgų vadas, aš turėjau dvigubą kepurę. Mes jau tada apie tą divizijos projektą garsiai jo nebuvom įvardyję, bet reiškia, jau važinėjom į pratybas, ypatingai su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos 28 divizija ir mes rėmėm juos, jie rėmė mus ir tokiu būdu mokėmės. Tai skaityk jau čia 5 metai atgal, reiškia. Tai, kad mes praeitais metais tik tai oficialiai paskelbėm, kad mes kūrėm savo diviziją, tai čia jau buvo išdava to potencialo tam tikro sukaupto, žinių ir ekspertizės, kurią pradėjo dar prieš tai buvęs vadas, generolas Rupšys ir vėliau tiesa perėjo, gal čia ir gerai, kad mes iš sausumos perinam, reiškia, sausumos pajėgų vadai, paskui tampam kariuomenių vadai, kai kas, aišku, pyksta, gal reikėtų. Bet turite manį, žmonijos evoliucija mes turėjome ateiti ne iš sausumos, o iš vandens. Gal. Tai viską mes vis tiek esam, land-centrikai, kaip sakant, vis tiek esam sausumos daugiau tas, vadinkim taip, koncentracija, reiškia, nes pagal geografiją ir taip toliau, bet aišku, netmetant kitų domenų, kai mes dabar jau pereinam, kad oras, jūros yra labai svarbus, ypatingai norim išlaikyti save kaip jūrinės valstybės, reiškia, ne tik įvaizdį, bet kartu ir pajėgumą. Taip. Jūs 70-ų gimimo, kaip ir aš, mes jau su jumis dar labai jauni esam. Ir jūs iš Druskininkų. Ir jūs dabar grįžtat kartais į Druskininkus? Sugrįžtu. Įsijungėt televiziją Baltarusijos, aišku? Deja, ne, jau, nes... Jau ir ten užgūdęs. O kaip gaila, ne? Šiaip tai, turbūt ir iš vienos pusės turbūt kai dar buvo su Baltarusija santykiai pakankamai neblogi, tai aišku, čia 5-6 metai, gal 7, reiškia, iki tų, kai dar Lukašenka vis tiek, nors dabar to žaidimukų žaidžia, bet gal tada taip, netaip akivaizdžiai, reiškia, dar vis kažką vaidino, jis nori į Europą eiti, visą kitą. Tai aišku, ten tos propagandos buvo pilna, bet su mūsų aplamai ta, reiškia, valstybinė politika, kad visą propagandą reikėtų prisukti kranelius, reiškia. Tai galbūt kas satelitus turi, gal jie dar mato, reiškia, bet šiaip valstybiškai nebe transliuoja, nebent dar, žinot, tas analoginė antena bėgioja kur nors gal šilenį, žinai, ir pagaunam. Tai aš sakyčiau, tai labai padėjo, nes biški išgryninti ir galbūt to šiek tiek žmonėms gal grįžti prie kitų informacijos šaltinių, bet Kapčiamiesčio pavyzdys ir parodė, kad dar yra žmonės turbūt, bet nebūtinai gal televizija, žinokit, nebūtinai Baltarusija, tai galėjo būti socialiniai tinklai, kurie tas smegenis, reiškia, nuodija ir gal nuodijo ir nuodė dar po šiai dienai, todėl sakyčiau, kad grįžtu. Taip, į 4 kartą būtinai ir kitas sekmadienį bus tėvo diena, dar mano tėvukai abu gyvi, tai malonu sugrįžti visą kitą ir pabūti, ir padiskutuoti, ir aišku, būna įvairių, vis tiek amžių skirtumai, ir kartų skirtumai, vadinkim, yra ką pašnekėti. Vade, atvirai pasakysiu, aš turiu tokį nekomfortiškumą su jumis, aš labai nenoriu išprovokuoti jūs į politikavimą, tai jeigu aš išprovokuosiu, tai sakykit, šito vietoj stop, tiesiog, bet
Bet bandom. Gerai, Baltarusiją palėtėm. Kiek jie yra pajėgus iš kario žvilgsnio matant juos, kiek jie yra kaip kariuomenė pajėgus ir kiek jie yra committed, pavyzdžiui, žengti į Ukrainą arba pas mus? Aišku, nesinori spekuliuoti, bet grinai per savo prizmę, kiek aš nelabai, reiškia, kaip sakant, atsiremiant į žvalgybinę informaciją, kurios yra pakankamai nemažai. Bet patys faktai, ką sako ir šiai dienai, jų kariuomenė, jie turi realiai, jie ten savo kažką apie 5 brigadas, bet realiai turbūt 1 ar 2 tik tai, kurios tokios aukštesnės tokios parengties, tai yra tie tie VDV, arba jie dabar kitaip gal pavadinę, tipo desantininkai reiškia, kurie sujungia dabar po specialiom operacijom. Man atrodo, dar 1 brigadą turim. O jų mechanizuoti padaliniai tokie rezervo pagrindų. Turim gal keletą batalionų, daug turbūt sustatyta ir ant kaladžių tos įrangos, bet jie labai intensyviai daro rezervistų mokymą. Turbūt dar nuo sovietinių laikų pas juos ėjo, nors dabar neseniai iš Baltarusijos yra atėjusi žinutė, kad lygtai Lukašenka bando intensyvinti, dažniau ir daugiau pakviesti. Tai sakyčiau, kad ir ypatingai labai daug senos technikos pas juos, reiškia, jie ten bando modernizuoti, Rusija jiems padeda tą modernizavimą padaryti, bet pats, kaip sako, greitis nėra toks, kaip, ir jeigu tai pažiūrėt, nežinau, ar galima ten internete kažkur rasti, kiek jie skiria biudžetui nuo savo aplamai pinigų, tai mes lietuviai ar tik nedvigubai daugiau skiriam, reiškia, eurais, jeigu išskaičiuoti, negu jie, nors jų kariuomenė atseit ant popieriaus yra didesnė ir aišku, jie ten ir oro pajėgas turi, bet vėl reikia suprasti, kad oro pajėgos ten pusė tų naikintuvų, kurie kažką daro, tai yra Rusijos, reiškia, yra bazės padarytos. Lygiai tas pats su radarų visa ir detekcijos sistema, reiškia, ten kai kurios vietose operuoja grinai Rusija, reiškia. Tai tie visi specialistai, aišku, pas juos viskas labai integruota, pradant nuo laipsnių, baigiant mokymų įstaigas, kurias pabaigia yra karininkija ir visa tvarka yra. O dėl to, ar jie gali Ukrainą, jie gali pabandyti. Bet aš bijau, kad čia, matot, ne tas atvejis, kai su Rusija jie neturi branduolinio ginklo, kaip nors savininkai, nors giriasi Lukašenka, kad galbūt jau yra saugyklos tenais ir taip toliau. Ir gali būti, kad jos atveža arba išveža, reiškia. Ir dabar ten neseniai įvyko ta branduolinė triados mokymai, čia prieš gerą savaitę pasibaigė, kur Rusija daro ten ir oros, jūrų ir sausumos elementus treniruoja, tuos nešėjus, kurie gali nešti branduolinį ginklą. Tai Baltarusija yra įtraukta, bet ar Lukašenka politiškai norėtų susideginti, nes jis dabar dar kabo ant to, kad jam blogai, kad jisai leido iš savo teritorijos pulti. Tada 22 metais. Karo tarptautinė teisė jis jau yra agresorius. Absoliučiai. Ir tik tai čia ant kabliuko. Ir jeigu Putinui kažkada tai ateis, reiškia, jam reikės prieš Hagos tribunolą stoti, reiškia, tai Lukašenka eis iš paskos ir gal net dar gali greičiau, reiškia. Ne šemodančikai Putinui. Ir gali būti taip. Aišku, čia vėl, kaip sakant, tas politikavimas čia daugiau gal ir kaip šios srities žinovas, bet ir kartu kaip ir pilietis, suprasdamas, kokie yra geopolitiniai, vadinkim taip, įvairius procesai darosi, tai manyčiau, kad Lukašenka labiausiai ko nenorėtų būti įtrauktas į karą, reiškia, bet greičiausiai Putinas, ir čia man atrodo kitų ir politologų, ir analitikų, kad Putinas įspaudžia padaryti, nes, kaip sako, tarp žulikų žargonų, kad įtraukimas į nusikalstamą veiklą lyg tai kaip ir sujungia kartu ir paskui. Nors su mūsų generaliniu komisaru esam persišnekė, sako, kaip, iš vienos pusės taip, jie visi tiki, bet iš tikrųjų paskui, kai parduoti reikės, reiškia, tai pirmi parduoda savekus. Tam stavadė aš dabar norėčiau kai ką mūsų žiūrovams pranešti. Žiūrėkit, gerbiami kanalo rėmėjai ir šiaip užklydę ir matantis šią laidą, aš šitam kanale nesamdau nei operatorių, nei garsistų. Ir aš, ne dėl to, kad aš labai gobšus, o dėl to, kad aš kaip ir spėjau viską padaryti, toks barbė devindarbė. Tačiau kartais aš būnu dėl to nepavalgęs. Ką aš tokiais atvejais darau? Tiesiog nespėjau. Aš tokiais atvejais naudojuosi lietuviško prekės ženklo Nara Health paslaugom. Tai yra tikrai ne proteinų šeikas, kaip daug kas iš jūsų turbūt dabar pagalvojo. Tas marmalas, kurį vartoja tie žmonės, kurie taip mėgsta fotkinti save susiskom prieš veidrodį savo smartfono ir dėti į Instagramą ir Facebooką, kaip jau vadinasi, kačiokai. Ne, bet jiems irgi galima šitą vartoti. Čia yra skirta
tiems atvejams man tas taip artima, kai tu tiesiog nespėjai pavalgyti, kai tu leki ten ar tavo ryte živilė dar neprabudus ir neiškepė tavo kiaušinienės, per 1 minutę tu suruoši šitą marmaliuką, žiūrėkit, išsitraukai tokį šventąjį gralę, ant kurio prašyta Nara Health. Čia aš jau esu įpylęs 400 gramų vandens, tiek reikia vienai dozai. Ir čia įdedi 3 tokius kaušelius. 3. Aš jau 2 čia esu įdėjęs prieš tai. Aš nuolat tai vartoju. Čia buvo 3. Ir reikia gerai suplakti. Plakti tikrai reikia neblogai, o kad gerai suplaktum, reikia mes ant kokį nors akmenį ar plieno rutuliuką. Žinot, kaip darom? Pasiimkit, suraskit termometrus visus savo namuose, paimkit termometrus iš kaimynų, iš giminių, juos sudaužykit ir paimkit tą bumbulą gyvsidabrio ir nebendrai. Čia nėra gerai idėja. Į komplektą įeina, viskas gerai. Jo, čia tas plakalas, čia vietoj akmens, vietoj to gyvsidabrio bumbulo. Įmeti, užsuki ir plaki. Dabar truputį plačiau, kas čia yra, kodėl čia taip yra viskas gerai. Todėl, kad čia yra 26 vitaminai ir mineralai, todėl, kad čia yra 30 gramų baltymų, čia yra daug skaidulų, čia yra gerųjų riebalų, būna ir blogų. Čia nėra pridėtinio cukraus, nėra laktozės. Kuo šitas daiktas fainas? Ne tik tai tuo, kad tu pasimaitini pilnavertiškai, per praktiškai 1 minutę paruošęs, per 1 minutę išgėręs, bet ir tuo, kad tu neturi to polinkio lesti ką nors ištisai, kažką užkandžiauti, kas tau prieaugina taukų. Būna merginos nueina į filmą Velnias Dėvi Prada ir lesa per visą filmą ten savo tos popkornus ir išeina jau alternatyviai sukūdusios. Čia yra 400 kilokalorijų ir tu žinodamas tą skaičių labai gerai seki savo lieknumo aspektus. 30 gramų baltymų, jo. Aišku, aš paminėjau ryte kiaušinienės to nepadarė ten žmona, bet tu gali tą vartoti ir dieną, ir vietoj vakarienės, jeigu nespėjai kur nors pavalgyti. Aš nesakau, kad tai yra gerai, bet aš naktinis, aš kartais iki 4-5 dirbu ir kartais kokią 3 įkalu. Nesakau, kad tai gerai, bet tikrai geriau negu būtų kokį nors buterbrodą suvalgyti, su bulka. Jo, tai jūs matote QR kodą, nuskanuokite jį ir ten su kodu ALGIS. Jūs gausite minus 20% nuolaidą visiems Nara Health produktams. Turbūt nereikia nesakyti, čia bananų kvapas, bet būna ir su wolframu, ir su acetonu, juokau. Ir braškės, viskas, kas priklausytų tokiam produktui. Žodžiu, subalansuotas maistas, daug skaidulų, 30 gramų baltymų, gerieji angliavandeniai, blogų turbūt irgi nebūna. Reikia gerai sušeikinti. Tas vienintelis turbūt effortas, kurį reikia įdėti. Bet užtat, paragaukim, ką mes čia turim, jau susiplakę. Skonis kaip napalmo kvapas ryte. Taip, Vande, tęskime mūsų pokalbį. Aš čia girdėjau, pakalbėkime truputį apie branduolinį ginklą. Ir čia daugiau gal filosofinę ir civilinę prasme, negu kariškio, bet ir kaip karo žmogaus, irgi jūsų įdomu būtų įžvalgos. Neseniai aš girdėjau vieną Lietuvos, vadinkim, apžvalgininką kalbant, kad dabar Maskva gavo truputį iš Ukrainos drono. Ten tikrai nedidelė dalis praskrido, bet tai buvo toks kaip ir game changeris, įvyko tai, ko anksčiau nebuvo, jeigu neskaičiuosim to vieno dronelio ten 23, kada ten prie Kremliaus. Ir tas žmogus rimtų veidų sako, kad čia nieko nebuvo, jam buvo oponuojama, kad čia yra tik pradžia, kad Ukraina gaus tuoj tiek dronų, kad Maskva jau ten bus atakuojama labai rimtai. Ir tada jis sako, to niekada nebus, nes Maskva turi branduolinį ginklą. Tai paprasta logika sako, kad Maskva turėdama tą branduolinį ginklą jau galėjo ir 22 metais jį panaudoti. Šiandien to nėra. Ir aš tiesą sakant, nemanau, kad tai ką nors apskritai bus, bet gal aš labai klystu. Ką jūs manote? Aš nenoriu gal labai eiti gilyn, nes dėl to jautrumo reiškia turbūt yra tabu. Yra tabu, kur ne vien apie Rusiją eina kalba. Tai yra kitos visos šalys, galingiausios pasaulio šalys, kaip sakant, kurios turi branduolinį ginklą. Ir aš labai tikiu, nors aš informacijos tos nevaldau, bet labai tikiu, kad kažkur yra nubrėžta raudona linija, reiškia. Prisiminkit, kai Mariupolį puolė, buvo lyg tai tokios, kad cheminio ginklo galimai buvo panaudota. Ir tai jau nuvilnijo, tik kažkaip tai pasaulis ar neužsikabino stipriai, ar iš tikrųjų Rusija ten vėliau. Nors
neoficialiai yra tokių žinučių, kad ir dabar va fronte kars nuo karto kai kuriuose dalykuose, kai kuriuose vietose yra panaudojama tam tikros medžiagos. Ar jos yra karinės, kovinės, va čia reikia jau ukrainiečių klausti ir nebūtinai jie gali viską pasakyti, bet jeigu būtų panaudota, aš manau, būtų visai kitokia ažiotažas, reiškia, ir visuomenė labai greitai sužinotų, pasaulio aš turiu minėti. Tai va, branduolinis yra visiškai kita istorija ir aišku, suprantam, yra taktinis branduolinis ginklas, keletos kilotonų, kuris iš tikrųjų ten keletą kvadratinių kilometrų, gal tik tai, žinai, bet jie, manau, rusai kol kas sprendžia su kebais, reiškia, kurie labai didelį efektą padaro ir psichologinį, ir greunamai, ten įsivaizduokit, ten 0,5 tonos svorio, reiškia, planiruojančios tos bombos, tai praktiškai nieko nelieka to vietoj. Ir tai iš tikrųjų labai didelį stresą ukrainiečiam įveda, tačiau jau aš girdėjau, yra, kaip prieš kiekvieną nuodą yra priešnuodis. Tai laiko klausimas ir greičiausiai tas efektyvumas laikui bėgant turėtų sumažėti. Ir aišku faktas, kad mums šitos, aš gal šiek tiek jau į kitą nueisiu, ir mums svarbu ir ką ukrainiečiai daro, būtent tas ilgo nuotolio pasiekimas, ten Maskva yra viena istorija, reiškia, nes tai yra sprendimo priimo centrai, ir simbolis. Ir jautrinti žmonės, reiškia, ir tie patys piliečiai, tai, žinot, kaip ir pas mus kitą kartą pasigirsta, čia tokia emocinis dalykas, reiškia, tai ką mes jau pažydžiami, tai ką mus jau gali, tai kur ta kariuomenė, pasitikėjimas valdžiais, va tokiu būdu ir greunamas. Bet kartu ukrainiečiai pasiekė, va, šį kartą matom tuos pastaruosius mėnesius, kaip energetikos virštūra labai stipriai naikinama Rusijos ir iš tikrųjų. Ir va, būtent, kur turbūt mažai yra, bet jų taikiniai yra ir būtent tie strateginės aviacijos įvairios, kaip sako, pakilimo arba iš kur yra paleidžiamos, ar tai raketos būtų, ar tai strateginiai bombonešiai, ar visa kita. Tai matosi, kad ukrainiečiai perima tam tikrą kontrolę, su tolimo nuotolio ginkluotė vis giliau ir toliau ir praktiškai tada Rusija turi atitraukinėti po trupučio savo tam tikrą įrangą vėl iš toliau. O ką reiškia? Tai reiškia ilgesnė logistika, ilgiau skristi reikia, tai toliau. Tai dėl branduolinio ginklo, grįžtant prie jūsų klausimo, sakyčiau, gali būti desperatiškas paskutinis kažkoks, tai nebūtinai, kad tai būtų didelios galios, bet gali. Bet čia vėl, galimybė yra, kad jie turi arsenalę, bet ar tai yra valia arba, kaip čia pavadinkim, ketinimas, gal panaudoti. Va čia šito nieks negali pasakyti šiai dienai, joks analitikas reiškia. Tikėtina, kad pasaulio va tie galingieji turbūt laiko, ir va, tų susitikimai įvairūs, telefoniniai pokalbiai, greičiausiai yra kažkokia, kaip sakau, raudona linija, nes turbūt Putinas žino, kad jeigu jisai tik pabandytų, turbūt kažkas tenais turėtų išnykti iš pasaulio, iš žemės paviršiaus, reiškia, nežinau kas, juodasis laivynas, tą pačią akimirką išgaravo. Ne tik Maskva, bet ir visi kiti dalykai. Gal tolimuose rytuose kažkas tai reiškia. Aš nežinau. Čia bėga už akių, čia galėtų būti ukrainiečiams duota maža taktinė bombikė? Va čia yra turbūt didelis iššūkis, aišku, bet čia dabar spekuliuojam. Nemanau, kad jiem bus duota, kad kažkas tai paleis iš savo kontrolės branduolinį ginklą. Mažai tikėtina. Visiškai nulinė, nes tu gali būti prasidėti nekontroliuojami procesai, bet kad gali būti provokatyvių dalykų kažkur, tai vakar dabar girdim iš Zaharovos ir kitų, reiškia, propagandistų Rusijos, kaip mes čia suteikėm savo teritoriją, reiškia, ukrainiečių dronų skridimų į Rusijos teritoriją. Tai va tokių visokių išvedžiojimų arba po svetimą vėliavą, kaip sako, reiškia, tokių dalykų bandymų kompromituoti pačius ukrainiečius, reiškia, ir jų tą ketinimą, reiškia, švariai mūšio lauke spręsti, reiškia, klausimus gali būti. Ir jie turbūt ir vyksta tam medijų, reiškia, informaciniai toje erdvėje. Aišku, mes negalim nepaliesti drono ir aš įsivaizduoju, kaip jums ir kariuomeniai apskritai yra ta tema pabodusi turbūt, bet ją reikia gvildenti, nes visuomeniai to reikia. Aš truputį iš kito kampo, ukrainiečių vietoje aš turbūt daryčiau tai, ką rusai kaltina mus ir juos, tai yra turbūt naudočiau apsimesdamas kvailėliu Baltijos šalių oro erdvę. Turbūt. Bet kiek tai realu, kad tai vyksta šiais laikais? Rusai mus kaltina. Kiek realu ir kiek jūs galite apie tai kalbėti? Ne, tai aš turbūt čia nieko naujo nepasakysiu. Ir jo ekscelencija prezidentas labai puikiai iškomunikavo, ką jisai kalbėjo.
kalbėjo su pačiu Zelenskiu arba su aplinka ir mūsų pozicija labai aiški, kad mes savo oro erdvės neleidžiam niekam naudoti, reiškia. Ir mums bet kuris taikinys, kuris įskristų, reiškia, ar tai būtų iš Baltarusijos, iš Rusijos, ar ten Ukrainos, bet pro Baltarusiją yra mums taikinys, nes mes jo nekontroliuojam. Suprantate, reikia suprasti visų pirma iš saugumo pusės, nekontroliuojam, kuris lekia, ką jisai daro ir tuo labiau, kad tas atpažinti, mes dažniausiai atpažįstam tik po kurio laiko, reiškia, mums pirmiausia reikia mušti, o po to žiūrėti, kas vyksta. Jeigu tai nėra civilinės kažkas, tai dėl tas vizualinis identifikavimas yra labai svarbus, dar vienas iš faktorių, norint jau neutralizuoti. Ir kitas dalykas, ukrainiečiai, bet čia tokia daugiau galbūt moralinis ir psichologinis, gali pabandyti, bet tai būtų vienas kartas. Vis tiek laikui bėgant išsilukštena. Na, žiūrėkit, mes ir dabar, tų, kuriuos radom nukriusių dronus, anksčiau užtruko vasarą, kur Gerberos buvo įskridusios. Ten užtruko mums gal apie porą mėnesių, kol mūsų spec tarnybos nulaužė, reiškia, išlukšteno, kur ten buvo tie maršrutai, kas buvo užprogramuota, kurioje vietoje jisai buvo nukreiptas ir taip toliau panašiai. Dabar užtenka kelių dienų, poro savaičių galbūt. Tai labai greitai gali įsiaiškinti tą pėdsaką, vadinkim, tai apie ką eina kalba. Ir tu gali vieną kartą padaryti, tuo labiau, kad patys mato, turbūt ir visuomenė pavargsta. Pavargsta nuo to karo, kai kur girdisi tie balsai, tų blogų žmonių reiškia, neberemkim Ukrainos, pažiūrėkit, kaip jie elgiasi, visą kitą. Tai aš manyčiau, kad jiems kaip valstybei pats blogiausias dalykas tai būtų prarasti vakarų paramą, reiškia. Taip. Tų pačių europiečių, tos pačios ES, kur šiai dienai iš tikrųjų mūsų tos investicijos, vadinkim, ar jų gynybos pramonė į tam tikrus projektus, kaip tie šaudmenų, reiškia, sviedinių, išminavimo ir taip toliau yra labai daug tų lines of effort, kaip sakant, tų pastangų krypčių, kur ES labai daug įdeda savo pinigų, tai aišku, ES piliečių pinigai, reiškia. Tai sakyčiau, šitoj vietoj tikiu, kad yra džentelmeniškas sustarimas nenaudoti, nes tai niekam gero nebus, ieškoti geriau kitų būdų, tuo labiau, kad išsamesnio atsakymo turbūt ir neįmanoma būti. Oro pavojus, pirmą kartą raudona zona, red alertas, ne, ir priedangos, labai daug bazo. Vieni džiaugiasi, kad tai gal sukrėtimas mums tapti labiau civiliškai atspariems. Kiti sako, kad čia tik pradžia, turbūt ir tie teisūs, ne? Na, aš manau, kad, aišku, mūsų kaip kariuomenės didžiausios pastangos, kurias dedam, kad nebūtų tokio dalyko aplamai. Tačiau, ką šitie pavyzdžiai parodė, turbūt mes neišvengiam. Ir vėl grįžtam prie ko. Ir dar labai atsiprašau, mes rašom dieną, kai į Rumuniją trenkėsi Rusijos. Būtent. Daugiabutį. Ir dabar, ir tai su tam tikrom, gerai, ačiū Dievui, ne fatališkos, reiškia, pasiekmes, ten tik sužeisti žmonės, reiškia, bet kad tas dronai, reiškia, kelia grėsmę, bet reikia visiems suprasti, kad dėl ko tie dronai įskrenda, dėl to, kad vyksta karas prieš Ukrainą ir ukrainiečiai ginasi. Ir šiai dienai viską suversti į vienus, kad ukrainiečiai kalti, reiškia, vien dėl to. Taip, iš dalies, kad jų dronai skrido nekontroliuojami, bet vėl reikia suprasti priežastį, dėl ko viskas vyksta. Tai grįžtant prie to, reiškia, raudono statuso, buvo daug diskusijų, ypatingai praeitą rudenį, po vasaros tų įvykių, kai irgi buvo kritikos, reiškia, kad kaip mūsų perspėjimo sistema veikia. Ir tie algoritmai gal buvo pasenę šiek tiek, nors buvo turbūt nemažai dėta pastangų ir atnaujinant perspėjimo tas garsinės sistemas, reiškia, visos ten tos žinučių siuntimas. Tai iš tikrųjų galiu gal labai, bet su pasidžiavimu sakyti, kad mūsų tarnybos, atskiros tarnybos, pradedant priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kuris atsakingas už žinučių įsiuntimą, vėliau lanksčių oro erdvių, tai reiškia uždarimas, kur su oro navigacija labai stipriai dirbam, sukimo ministerijai priklausanti, kitos institucijos sugebėjom šį kartą identifikuoti ir pakankamai laiku paskleisti signalą. Tai buvo pirmas kartas, tai buvo pirmas sukrėtimas, greičiausiai daug kas galbūt netikėjo,
netikėjo, kad iki mūsų gali taip ateiti, taip arti reiškia, ateiti ta grėsmė, tačiau algoritmai suveikia, ar jie viskas ten buvo puikiai, turbūt ne, sako, ir anglų kalboje gal nebuvo, gal užsieniečiam galėjo būti truputį ir tos visos slėptuvių klausimas, bet aš jų palikčiau kolegoms, jie turėtų komentuoti tą dalyką, bet kas liečia algoritmus, kaip procedūriškai, taip, tas suveikia ir aš manau, daug ką pasimokėm, daug ką išmokom, bet kartu turbūt ir pasitikrinom, kur mes esam šitoje vietoje. Aš norėčiau visuomenę nuraminti ir sakyti, kad čia turbūt greičiausiai taip daugiau nebus, bet aš negaliu to pasakyti, nes kol karas, kol Putinas nenori taikos, tol greičiausiai gali vienokią ar kitokią formą, ar rusiški, ar kiti nespažinti objektai gali įskristi Lietuvos teritoriją. Nors mes stiprinam iš tikrųjų tą gynybą, aptikimą, ypatingai detektavimą ir šiai dienai, sakyčiau, tas planas, jisai pakankamai solidus ir tam tikri žingsniai jau yra padaryti. Aišku, mes negalim nepaimti jaučių už žagų, jau manau dabar priejo laikas, jau mes pakankamai apšilę, dronai versus šarvas. Aš išdėstysiu savo poziciją, jūs pasakyti, kiek jie naivi, kiek čia aš svaičiuoju. Ypač turint omeny nesenas apklausas, kai ukrainiečiai Lietuvą gintų labiausiai iš visų, mes netgi labiau būtume jų ginami kinetiškai, tiesiog su ginklu rankoje, negu prakeikti estai ir prakeikti latviai. Man atrodo, kad po kapotų vyksta labai daug kas. Man atrodo, kad Lietuvos kariuomenė nuo aukščiausių kalidorių iki žemiausių grandžių labai intensyviai dirba su ukrainiečiais ir turbūt yra šaudyklinama pirmyn atgal ir taip toliau, ir ukrainiečiai čia ir mūsų iškeitena. Čia mano tokia prielaida, taip turėtų būti. Ir man atrodo, kad šitame kontekste manyti, kad mūsų kariuomenė nesupranta, kiek dronai yra svarbus, tai būtų tiesiog naivu turbūt, bet gal aš klystu jūs. Turbūt, ir čia va tas viešoje erdvėje tokio diskusijų, reiškia, kur kartais, gal reikia pradėti nuo to, aš girdžiu ir klausau, kas vyksta. Ir jeigu kartais atrodo, kad mes atseit negirdim arba niekaip neatsakom į vieną kitą išmestą, gal net provokatyvų dalyką, tai nereiškia, kad mes neimam ir tų identifikuotų arba išmoktų pamokų, neinkorporuojam į savo karinio rengimo procesą. Kai kurie dalykai yra nematomi ir turbūt taip reikia suprasti, kad kariuomenė vis tik uždaroka organizacija ir turbūt dėl to OPSECO vadinamo operacinio saugumo negalim eiti ir šnekėti. Ką gali, pavyzdžiui, ekspertas, tikras ekspertas, netikras ekspertas, reiškia, gali eiti į bet kurią kamerą, reiškia, ir, leisiu savo pasakyti, pezėti, kartais nesuprasdami, tai kokie procesai vyksta kariuomenė. Ir čia gal turbūt didžiausia tragedija yra, tai tragedija arba minusas mums kaip kariškiams, kad šneka visi, čia kaip krepšinį, visi ekspertai reiškia, ir šneka tie, kurie kariuomenė tarnauja, reiškia, arba tarnavo labai seniai, ar nežinau, kaip procesai. O nuogirdo, žinot, vienas dalykas, ką leitenantas supranta, reiškia, kitas dalykas, ką kapitonas ir ką majoras supranta, reiškia. Yra šiek tiek skirtumai, nes tu turi suvokti, kaip viskas tarp savęs veikia ir koreliuoja. Ir kai tu išimi vieną elementą, ir atrodo, va čia neveikia, ir tas pateikime. Kitas dalykas labai svarbu, kad kai kurie šnekėtai vėl nenori įžeisti nieko, reiškia. Aš daugelį jų gerai pažįstu ir mes turėjom gal ir neblogą santykį, tik tai kur man kartais apmaudu, kad netgi telefonų numerius turim, reiškia. Kad vietoj to, kad išsakytų savo nerimą, patekstintų, reiškia, visą kitą, kad va turiu idėją, eina į kameras ir geriau, dergia ir nesąmonė šneka kitą kartą, nežinodami, ir va tas šiek tiek apmaudu. Bet yra kalbėtojai, arba pizėto, kaip aš juos vadinu, reiškia, jeigu neįsižeidžia. Ir jie tie, kurie daro tyliai. Ir aš atsirinkau. Aš per tuos 2 metus atsirinkau, kurie iš tikrųjų kariauja Ukrainoje, kurie veža paramą, kurie grįžta su konstruktyviais pasiūlymais, ką reikia daryti, tiksliai pasako, kur mes, kaip sako, laginam, o kur galėtum pasistumti, tai jie dažniausiai yra nematomi. Jie neina į viešumą. Jie nešneka, reiškia. Ir jų pakankamai daug yra? Yra. Aš nesakysiu apie skaičius, bet yra labai. Ir vyksta apatiniam lygmenį, reiškia, žemam lygmenį. Kitą kartą aš net nežinau, reiškia. Bet man užtenka taip, kad aš daviau gairės, aš pasitikiu žmonėmis ir ateina vėliau su pasiūlymais, kaip tą geriau padaryti, adaptuoti mums Lietuvai. Tai šitoj vietoj sakyčiau, kad mes turim pakankamai neblogą progresą. Taip, pripažinsiu, kad būnant tik tai Lietuvoje neįgausi ukrainiečių pasitikėjimo, todėl reikia megzti santykius ir tas yra daroma kiekvienam lygmenyje.
Vėl galbūt, kadangi dėl to pačio operacinio saugumo nepasakosiu, kokiais metodais mes tą padarom, tačiau ir jų, ir mūsiškių, reiškia, tas apsikeitimas naujausiam žiniomis ir kariavimo būdais vyksta nuolatos. Ir aš to nekontroliuoju konkrečiai pats asmeniškai. Tam yra pajėgų vadai, tam yra dalinių vadai, kurie per oro gynybos liniją, per sausumos liniją, per, jeigu tai yra žvalgybos linija, per ryšių integravimo ir taip toliau ir sujungimo. Ar viskas pas mus yra greitai ir laiku? Greičiausiai ne, ir tą reikia pripažinti, kadangi kariuomenė ir pati sistema taikos meto esam labai inertiška ir tam tikri dalykai užtrunka laiko. Bet čia turbūt jau gal kitos temos sudėmo dalis. Bet jeigu grįžtant prie jūsų klausimo, kiek mes pasiemam ir kaip viskas vyksta, tai sakyčiau, noriu nuraminti jūsų žiūrovus, pasitikėkit kariuomenę, tikėkit, aišku, pasitikėjimas, jisai irgi reikia užauginti, reiškia, bet tikėkit, ką mes darom ir iš tikrųjų, kai jūs pasakėt, vis tiek, mesgi eisim į mūšį pirmieji. Kažkas galvoja, kad Vaikšnoras gam embraerius, reiškia, žinai, pirko, kad pabėgtų į kažkur į vakarus, bet realiai tai mes būsim pirmi fronto linijoje, reiškia, mūšyje, mes sugersim visą, tai čia reikia būti idiotų, net nežinau kokiu, reiškia, kad eiti su pagaliu, vadinkim, taip, kai galbūt rusai, reiškia, šiuo atveju, kas mums didžiausia grėsmė keliantis, eis su kažkokia tai advanced technologijom, reiškia. Tai suprantat, tai jau vien tik tai iš žmogaus kaip šito, kaip sako, human being, lietuviškas, kaip žmogus, kuris jisai yra protinga būtybė, reiškia, savisaugos instinktas yra. Tai tu vien iš tos, reiškia, perspektyvos tu turi pirmiausia galvoti, kaip tu apsisaugosi, kaip apsaugosi savo draugą, reiškia, kaimyną, visuomenę, valstybę. Tai tokiu požiūriu einant. Tai dėl kartais sakau, aš pasikartosiu, kartais apmaudu girdėti tuos peziojimus, reiškia, kurie visiškai neturi jokio pagrindo, o kiek mes galim, mes tiek tos atsiveriam. Ir visai nesiniai buvo pristatytas naujas viešumai AMBO junginys, kur iš tikrųjų portingiausius žmonės surinkom. Antanas nori būti ore, bet šiandien tai yra autonominių nepilotuojamų bepiločių orlaivių, nuotolinių bepiločių orlaivių junginys. Labai istoriškai, labai simboliškai. Labai gražiai. Šitą. Ir aš manau, kad mes per tą task force, vadink, per tas junginio, aišku, tas junginys, kol kas jisai tik tai yra neseniai iš dviejų dalių, reiškia. Vienas yra tas, kur jau kovotai, ir jis yra, kur testavimas, industrija, sujungimas ir naujausių technologijų įdiegimas. Ir mano tikslas yra, kad kaip galima daugiau lietuviško gamintojo, nacionalinės pramonės gamintojų įtraukti, vien dėl tos priežasties, kad vėliau, nesvarbu, tai būtų krizė ar kažkas kitas, kad tas logistinės linijas išlaikyti, kad mes galėtumėm pasitikėti ir kas žino, ir turbūt visi ekspertai dabar dronų pasakys, kad jie sensta, jie kas 3-4 mėnesiai turbūt reikia juos peržiūrėti arba perkrauti ar dar. Tai va, turint savo gamintoją, kurie jau turi savo ofisus toj pačioj Ukrainoje, kurie žino, kaip viskas vyksta, tai jie su jais sudarius ilgalaikės sutartis, 5-10 metų, manau, mes galim išeiti į labai neblogą kooperaciją, reiškia, nes verslas, aš nesu verslininkas, bet aš suprantu procesus, kad ir tam verslui tada jisai žinotų, kiek investuoti, į ką investuoti, kiek tų linijų padaryti, kiek žmonių priimti į darbą, reiškia. Ir tokiu būdu, turint garantijas, mes galėtume tą ciklą sukti. Kariuomenė naudoja, gaunam paslaugas kaip aptarnavimo ir šitą išlaikymo galų gale ir taip toliau. Čia prie to paties vienas rėmėjų klausė, kokia pareigybė ar skyrius yra atsakingas už dronų pajėgų vystymą krašto saugos sistemoje? Ar yra paskirtas konkretus vienas asmuo, kuris atsiskaito tiesiogiai vadui? Tai va, tai su šituo, ką tik tai minėjau, AMBO junginio įkūrimu, truputį ta vadovavimo valdymo grandinė tokia aiškesnės. Iki šiol mes daugiau pajėgumą ir kompetencijas kūrėm ir auginom pajėgose. Tai faktas, kad atskiros pajėgos šiek tiek sujungimo trūko, tai buvo gynybos štabas, bet gynybos štabas daugiau operacinius planus organizuoja. Šiai dienai ir nuo pat pradžių buvo atsakingas mokymo doktrinų valdyba. MDV, kai mes sutrumpintai šnekam, yra įkurtas inovacijų skyrius ir šiai dienai
jau yra paskirtas vadovas, per kuris kartu sujungia verslą, sujungia inovacijas, sujungia kariuomenės, reiškia, pajėgumą, kurį mes turim ir tokiu būdu jau yra langelis, kur, nes aš straglinau truputį, reiškia, man buvo šiek tiek problema, kai gauni kažką tai naujo, kam duoti, tai duodi tam, bet supratau, kad geriausia turėti galbūt geriau žemesniam lygmenį. Bet vienas langelis, kur viskas sueina ir tada ta kompetencija vienose rankose ir tada gali tą feedback arba tą atgalinį ryšį gauti greitai. Aš atsiprašau, aš šypsausi dėl to, kad kariuomenės vadas sako, straglinau kaip hipsteris, bet čia, atleiskime dėl to, kad integracija su sąjungininkais anglų kalba, čia nereiškia, kad vadas nėra už lietuvių kalbą. Ne. Tai greitai kalbė, kitą, kad žinote, norisi daug gal pasakyti ir kas sunku rasti tą žodį lietuvišką. Tas gana žavingai atrodo. Nuo panikos, kad rusai užmėtis dronais, Narvoj arba mūsų Suvalkų koridorių ir tada jų šarvas praeis ir viskas. Iki labai didelio optimizmo, šiandien spaudoje aš matau, kad Helsing vokiečių dronų suintegruotų dirbtinių intelektų, kas yra ypatingai svarbu šiais laikais, dėl GPS slopinimo, dėl autonominės navigacijos, čia game changeris. Iki optimizmo, kad Lietuva gali pati viena savo brigada apsiginti nuo Rusijos pradinio puolimo iki ateis NATO. Kokia situacija yra šiandien? Tai paminėjau Helsingą prieš 2 metus Berlyno saugumo konferencijų, tik paskyrus mane į pareigas, susitikau su jo atstovais, iš tikrųjų labai geras prototipas buvo, aš dar buvau kaip prototipo ir aš labai džiaugiuosi, kad jų išvysta tą technologiją, reiškia, šiai dieną ateina jau ir į Vokietijos brigadą ir aš žinau, kad vyksta testavimai, galutiniai jie į Ukrainai praėjo visus bandymus, tai yra geras modelis, pavyzdys, ką ir mes turbūt lietuviai, kai įsigijam tam tikrus ginklų sistemas, kartu ir kad jos būtų integruotos su tuo pačiais vokiečiais, kadangi jie bus čia, su amerikiečiais ir vokiečiais be abejo. Tai labai priduoda daug optimizmo, stebim tą dinamiką, vadinkim taip, bet šiek tiek jau šiandien šnekėjom, tai nacionalinė mūsų gynybos pramonė, mūsų dronų gamintojai ir aš galiu šiai dienai, galbūt labai nereklamuojant, bet tik dėl to, kad kelis pavadinimus pasakysiu, reiškia, tik dėl to, kad jie iš tikrųjų yra pažengę keliais žingsniais į priekį, nebent aš nežinau kitų. Tai tas UDS ir Grand Autonomy, jie leidžia, duoda, UDS su tuo Forecasteriu, reiškia, žvalgybinis dronas, vienas iš turbūt pažangesnių ir naudojamas Ukrainoje, yra ištestuotas koviniam sąlygom. Grand Autonomy irgi tais loitering ammunition arba tie, vadinkim, sukūrė tam tikrus prototipus ir dabar Geležinio Vilko brigados mokymų neseniai buvo, paskolino, reiškia, davė testavimo ir taip toliau. Tai tas verslo ir kariuomenės bendradarbiavimas leidžia mums, reiškia, turėti daug optimizmo, kad laikui bėgant išsivystys ir to stigmatizavimo, kur galbūt ar prieš keletą metų, kur buvo labai daug baimių, kad kariškiai neturėtų veltis, nes paskui, žinot, ten visokie tokie negražūs, galbūt neskaidrūs dalykai. Tai šitoj ačiū Dievui, kad to nebelikę. Be abejo, mes turim būti labai atsargus, reiškia, nes aš kaip kariuomenės vadas, aš teikiu rekomendacijas ir operacinius reikalavimus, ko man reikia. Pirkimus užsiima ministerija. Ir va čia reikia labai pabrėžti, aš nežinau, kiek klausytojai yra įsigilinę, bet kartais galvoja, kad kariuomenė neperka. Ne mes neperkam. Aš išlaikau kariuomenę. Aš turiu tiek pinigų, kad tik tai išlaikytų karinį rengimą ir taip toliau. Bet visi reikalavimai eina į ginkluotės resursų agentūrą, tai yra ministerijos departamentas, kuris vėliau eina per viešųjų pirkimų tarnybą, jeigu reikia, atsižvelgia konkurencijos tarybos, reiškia, per ir tas didysis ratas biurokratijos sukasi ir gauni kai kurios dalykus po pusės metų, po metų gal kitą kartą, nes ten krūva popierių reikia ir taip toliau, ypatingai po Embraerio to klausimo čia praeitais metais, čia labai visi kažkaip įsigazino, nes kažkas įtarė, kad tai galbūt yra tam tikri neskaidrus dalykai, tai kai pradėjo visi pult, reiškia, nuo STT, valstybės kontrolės iki audito komiteto Seime, tai žmonės pradėjo baimintis ir greitis ne tai, kad jisai padidėjo, jisai dar sulėtėjo, reiškia. Įsivaizduoju, kaip tai erzina. Taip, nes žmonės jaučiasi pažeidžiami, jie nori gero, jie nori greitai, bet jiems sako, žiūrėk, ten kablelis ne toje vietoje padėtas ir tave tenais gal užtampysim, reiškia, ir ten krūvos popierių, tai toliau. Bet vėl grįžtam prie jūsų klausimo, čia, žinot, čia procesai. Aš tikiu, kad tie procesai bus įspręsti ir praskaidrinti truputį ir pagreitinti, nors, žinot, jeigu prisimi nulinę rizika, reiškia, tai greičio nebus.
turi kažkur tai kitoje vietoje. Tai grįžtam prie to, kad mes, ar tai estai kažką daro, ar latviai kažką daro, ar mes čia kažką darom, yra labai daug pozityvo, tačiau technologinis tas R&D, tas Research and Development, jis tas užtrunka, reiškia. Gerai paimti nuo lentynos ir aš labai norėčiau. Ir va čia yra turbūt vėl grįžtų prie to, ką tik tai neseniai sakiau, kad yra prototipų ir aš norėčiau nueiti iki lentynos ir paimti iš lentynos. Tačiau kol tu paimi iš tos lentynos, praeina keliolika mėnesių, nes tu turi įtikinti, reiškia, kad būtent šitas prototipas turi būti kariuomenės arsenale. Vadai, padarom tokį trumpą gidą užsieniečiui, kuris nori sužinoti, kas ten buvo su Kapčiamiesčiu. Objektyviai, glaustai ir kokia situacija yra dabar tenai. Tai trumpas gidas mūsų gyventojų. Neįdam užsieniečių keliautojų. Užsieniečiai. Tai su Kapčiamiesčiu buvo, kaip sakant, tas klausimas arba to naujo, gal pasakyčiau, Kapčiamiesčiu čia nebuvo svarbiausias arba pavadinimas aplamai visoje iš toj epopėjai arba to poligono paieškos. Tai buvo aišku suformuluoti reikalavimai, kad visi suprato, kad reikia dar vieno mokymo lauko, teritorijos, poligonų sugebėjimų manevruoti. Buvo paklausta kariuomenė, kaip kariuomenė mes išėjome, aišku, su tais reikalavimais, bet buvom paklausti, tai gerai, kokie reikalavimai. Man svarbiausia buvo turbūt 2 ar 3, tai kad išsitektų brigados dydžio padalinys, tai reiškia, turi būti maždaug taip 10-20 km, tai apie, įsivaizduokit, ten 200 000 hektarų, reiškia, plotas. Tada, kad mes galėtumėm ten manevruoti, reiškia, ir dar vienas reikalavimas buvo, tokį išreiškiu, tai jis galėjo būti primtas domėn, pageidautina, kad arčiau sienos su nedraugiška valstybė, nesvarbu kurią reiškia, tam, kad mes uždarytumėm ratą. Ir jeigu, aš užsienietis galbūt įsistudijavęs Lietuvos žemėlapį geriau negu kai kurie gal žmonės, jeigu tu paimtum tą maždaug nuo Pabradės poligono, kur dabar Rūdninkų poligonas ir Kapčiamiesčio poligonas. Tai praktiškai gaunasi toks kaip ir toks kaip žiedas, reiškia, kur mes galim fokusuotis ne kažkur gilumoje Lietuvoje, reiškia, bet fokusuotis arčiau sienos, kad mes galėtume pritraukti pajėgumus, ypatingai kitų budrumo lygius pakeli ir jau matai, kad galbūt indikatoriai ir įspėjimai suveikia, kad bent jau mokymo tikslais šiek tiek pašešėliuoti, arba kaip Zapado mokymai praeitais metais buvo vis tiek Atsiprašau, šis svarbus momentas, reiškia, poligonai yra tam tikrą prasme ir fortas. Tai ir fortas, nes mes ten galim laisviau elgti, mes galim fortifikacijas jau įsirenginėti, nereikia jau būti žemė paimta, taip, tam tikrai. Tai o pats procesas vyko, buvo identifikuota, aš dabar bijau suklaidinti, man atrodo, 8 ar 9 vietos, jos beveik nesikeitė nuo tų, kurios ten buvo dar prieš 4-5 metus, reiškia, dar prie ministras Karoblis buvo, tuo metu buvo bandoma, reiškia, ieškoti ir ten kažkaip nesėkmingai, aišku, su komunikacija, bet gal ir grėsmių lygis dar nebuvo, gal ant tiek užvirintas, reiškia, kad tą supratimo gal šiek tiek. O gal netgi ir, sakyčiau, gal iki galo buvo nepadaryti namų darbai, nes ten vis tiek derlingos žemės, kur savo laiku ten Žvėrinčius kažkur tai buvo, ten Žemaitijoj. Buvo iš manęs išėję reikalavimai, ir ką, komisija buvo sudaryta darbo grupė, kuri ieškojo, reiškia, ieškojo tų plotų laisvų ir, tai dar vienas turbūt svarbus reikalavimas, kad kuo mažiau būtų privačios žemės, reiškia, privačios nuosavybės, kur daugiau yra valstybinės žemės, nežinau, vis tiek reikia kompensuoti, reikia žmonių atimti ir ką dabar mes pamatėm, labai didelis, vis tiek tas jautrus klausimas. Natūralu, taip. Žmonėsgi nelabai linkia, jis lietuvis, jis turi savo asmeninę nuosavybę, nenori su ją taip lengvai, reiškia, atsisveikinti. Tai kariuomenė čia, sakyčiau vėl, mes davėm patarimą, darbo grupė rado galimus plotus, vėliau buvo startasi su merais, nes tiek be vietinės savivaldos tu negali, reiškia, be vietinės paramos, reiškia. Taip buvo pažadėta ir manau, kad labai sąžininga, kad pažadėta tiek vietiniams savivaldybėm šiek tiek kompensuoti ir jau kurios yra mokymo laukai ir poligonai ir kurios naujai bus skelbiamos, reiškia, arba atidaromos, kad kažkokie tai pagerinti, nes vis tiek tai bus keliai, kuriuose judės sunkioji technika, reikės gal tiltų, gal reikia kažką infrastruktūrą, gal ekonominė zona, nes yra darbo vietos, kaip tai tuos
regionus šiek tiek pakelt, galbūt ir ekonomiškai, bet suteikti tos bonusų tam tikrų, reiškia, ir savivaldybėm. Tai va tas procesas sukasi po šiai dienai, Kapčiamiestis, Kapčiamiestis, pats aš ten turiu, nepaslaptis, tam tikrą asmenį ryšį, daugelis turbūt nežino, tik tai Janutinė žino turbūt, kad esu pirmą komuniją Kapčiamiesčio bažnyčioje, dar būdamas vaikas, priėmęs. Taip, man pačiam jautrus klausimas ir kartais, kai sako, vadas kažką tai ten sumaklevojo, kad tik tai nebūtų jo tėvonijai Varėnoj, reiškia. Varėnoj nieko neturiu. Sorry, reiškia. Skyrus tą bokštą baisų. Bet čia ne jūsų. Ne man. Tai aišku, aš turiu asmenį ryšį tam tikrą, pats kaip dzūkas nuo druskininkų, kai sako, viskas labai arti ir labai, bet turbūt nacionalinis saugumas yra aukščiau asmeninių dalykų. Ir čia, bet kas svarbu man, kaip ir piliečiui, ir kaip žmogui, ir vadui, tai rasti tą gerą santykį su vietiniais gyventojais. Taip, tenais yra verslai, yra baidarių verslas, ir vasarą ypatingai sezoniškai. Ir va čia ieškosim būdų, reiškia, nebūsim, kaip sakant, medinukai, buratinai, o ieškosim būdų, kaip tą kovinio rengimo aktyvumą galbūt sezoniškai daryti, arba tam tikras vietas galbūt palikti ten būrio kuopos. Reikia integruoti baidarės kaip... Kaip vienas iš... Special boat service. Mes turim, reiškia, ir dabar Portugalai atvykę, reiškia, fuzilieriai, jie turi tas guminės valteles, reiškia, kur tik tai, žinot, ten ančiai ir kitos upės, bet o ką? O vadė, ar pagaliau atsiprašyta tos taurios moters, kuri pasakė, kad verčiau jos vaikas taps bomžu negu karininku? Ar jau pašliaužėte ant kelio prieš ją? Šitą istoriją noriu kažkaip, nes suprantu, kad buvo daug emocijų, suprantu, žmonės įsiaudrinę buvo, gal ir aš ten gal šiek tiek tas mano balse susierzinimas įvykęs buvo, reiškia, nes, kartais apmaudu, kad atrodo piliečiai gyvenam šaly, kur matom... Suprantat, kad absoliuti dauguma Lietuvos visuomenės yra normalioji pusė, mūsų pusė. Tik tai tiek, kad tie, kurie nepatenkinti, tiek provokuojantis prorusiški niekšai, tiek ir suklaidinti žmonės, jie tiesiog garsiai rėkia ir atrodo, kad kitas iki daugiau negu realiai yra. Aš pilnai sutinku, nes vėliau buvo išryškinta, kad apie 2000 botų, reiškia, kurie ten tą smegenis ten nuodijo, reiškia, per visus socialinius tinklus, reiškia, ir bandė, nes teisingai, imkim iš Rusijos pusės, kur didžiausia baimė mūsų priešam? Turėti stiprią kariuomenę, kuri galėtų apsiginti ir gal apginti kitas NATO šalis. Ir šitoj vietoj tu pradėk, kaip sakant, pakirs pasitikėjimą valstybė. Kariuomenė yra valstybės vienas iš ramsčių. Pasitikėjimo pačia kariuomenė. Ir žiūrėkit, viskas subyra. Ukraina, likite, visa ta propaganda prieš karą, dar 14 metų, tą pirmą tą invaziją, buvo visiškai šaltiena padaryta, reiškia. Ten žmonės nesuprato, kas jie tokie, net identiteto klausimas pas juos buvo ilgą laiką. Dabar, bet ar tai reikia, kaip sakant, 12 metų, reiškia, ir kad suprasti, kas jie tokie ir už ką kovoja. Tai grįžtant prie tos dezinformacijos ir to viso srauto tų blogų žmonių, taip, jų yra mažuma, bet jie garsiai rėkia. Ir tada, ta garsia frazė, apie kurią jūs paminėjot, tada ten Lazdijų miesto toj kultūros rūmų susirinkus, labai nemažai žmonių, kurių pasirodo nieks prieš tai nebuvo matę, reiškia, kas jie tokie, buvo suvežtų ir taip toliau, kurie ten baubė, reiškia, nes vietiniai, kurie iš tikrųjų atėjo paklausyti, išgirsti, tai apie ką eina kalba, reiškia, tai kokios sąlygos galų gale. Ir vėliau mes likom dar pasišnekėti, labai adekvatus, supranta, kas yra, reiškia. Labai svarbu su tokiais bendrauti. Absoliučiai, tai su jais ir pagrindė buvo, bet vis tiek pažaidėme blogas žodis, bet tą demokratiją, kad visi galėjo, kas norėjo, reiškia, atvykti. Filtracijos jokios nebuvo, tai buvo ir tie, gerai, tai kažkas užpyko, kad vatnikais vadina, reiškia, nors vatnikais niekada aš nesu vadinęs savo piliečių. Galbūt kažkur kitur, bet žinot, jeigu žmogus jaučiasi kaip vatnikas, tai gal jis galvoja, kad čia jam yra skirta, reiškia, aš šitoj vietoj atleiskit. Labai didelė dalis tų vatnikų netgi didžiuojasi, sako, taip aš vatnikas, tai apie ką čia su jais kalbėti. Vadė, dar grįžkim truputį prie drono ir tų įtampų. Lietuva, čia paaiškėjo, kad Lietuva įsigyja beveik 1000 patrijų. Suomiškų, kaip čia mes galim vadinti, APC turbūt, Amat Personal Carrier. Taip. Ir tai kam mums jie reikalingi, kai vieną galima su už 13 eurų kainuojančių dronų sudeginti? Gal galima komentuoti? Aš gal dar, jeigu galima, dar prie Kapčiamiesčio klausimo. Vienas labai svarbus dalykas ir būtinai peršoksim. Lankiausi pirmadienį.
Bet šį pirmadienį lankiausi, grinai man buvo labai svarbu apvažiuoti, apsižiūrėti tas kelias vietas, nes ten yra, žinot, dar memorialai, keli likę nuo senų laikų, nes kažkur tai yra vokiečių dar pirmo pasaulinio karo keletą ten tokių kaip pažymėtų vietų, kad galimai ten galbūt yra palaidota. Yra, aišku, raudonųjų pasieniečių keletą vietų, nes vis tik tai buvo užkardos, reiškia, zastavos vadinamos, reiškia, kurie ten, viskas ten tvarkoja, pažiūrėjom, kaip atrodo, ieškosim būdų, tuo labiau, kad didžioji dauguma nepatenka į pačio poligono teritoriją, bet kaip apsaugoti, nes tai vis tiek, karys yra karys, bet kur, reiškia, tai pagarba kritusiam. Absoliučiai. Bet ką aš pastebėjau, ir va čia Kapčiamiesčio, Druskininkų galbūt gyventojai, miškovedžiai viens po kito, ten plyni kirtimai vyksta. Žmonės, kai mus ten kaltino, reiškia, kad jūs kariuomenė iškirsit, reiškia, tą mūsų girias, reiškia. Pažiūrėkit, kas dabar vyksta. Tenais šeštadienį, sekmadienį nesustojant dirba, reiškia, miškovežiai varo medieną, reiškia. Tai labai daug dviveidiškumo, suprantat, reiškia, kas irgi paprasti žmonės jie to nemato, reiškia. Bet kai bando kaip sakant, užvesti per tą emociją, reiškia, kurtiniai, tetervinai, visi ten kažkas tai peri, taip, jie peri ir jiems ten bus atitinkama vieta, bet kai sako, kad kariuomenė, reiškia, ateis ir viską plynai iškirs ir va, tas naratyvas buvo, tai sakyčiau, gerbiami piliečiai, nuvažiuokit, pažiūrėkit, ten nėra užtverta kol kas. Žmonės bando kažkaip tai iškirsti savo, turbūt, turimą nuosavybę iki plyno, reiškia, kelmo, tai va, kariuomenė taip nesielgia, viskas skaičiu. O grįžtant prie šarvuočių, taip, reikia suprasti ir turbūt dažnai tie žmonės, kurie nelabai supranta procesų, reiškia, pradeda tas dėlionę savo dėlioti, gal čia ir iš mūsų pusės komunikacija gal geresnė turėtų būti, iš kur tie šarvuočiai atsiranda. Jeigu mes kuriam diviziją, divizija tai nėra 3 pėstininkai, 2 tankai, reiškia, ir kas ten dar, porą panzerhaubicų, reiškia. Tai yra 20 000 dydžio, reiškia, padalinys, į kurį eina 3 batalionai manevro, 3 brigados manevro, kur kiekvienoje brigadoje yra po 3 minimum, reiškia, manevro batalionus, aš jau nešneku apie įvairias kuopas, taip toliau. Ir tas 900 plus, reiškia, šarvuočių, tai yra būtent užpildyti trūkstamas spragas pėstininkų tiek nuvežimui, tiek yra pagalbinės platformos paramos arba aprūpinimo pajėgumų, reiškia, kad tos brigados galėtų kariauti. Ir ką aš turiu minėti? Tai yra ir žvalgybinės platformos, tai yra ir to MBC, kaip sakant, to nuclear bakteriologo ir chemical, reiškia, apsauga arba BC turbūt taip lietuviškai dabar. Atsiprašau, kad kartais tų terminų lietuviškų man išsiversti sudėtinga. Kad taip greitai tikrai nereikia atsiprašyti, tiesiog mes integruoti į NATO. Tada tas visos vadovavimo valdymo, medicinos evakuacijos, kas yra labai svarbu, Šarvas parodė, reiškia, kad Ukrainoje ir automatinių minosvaidžių, apie 10 skirtingų, net inžinerinės paskirties technika. Tai vat, apie 10 skirtingų variantų ir vat, kas yra labai gerai su Patrija, kad jie turi išdirbę tą konceptą, tokia kaip Lego, kad tą pačią platformą, kur yra ant standartinio sunkvežimio bazės, kur nėra problemos su atsarginiam dalim, gali vos ne, žinot, krizės metu paimti, įdėti, ar ten būtų stabdžių šlangelė. Platforma. Taip, platforma. Aišku, ten ratai, važiuokliniai sustiprintos, bet kuriuo atveju. Tai va, tai ir kas labai svarbu turbūt pabrėžti, kad, netgi ir Ukrainoje, nepakeičia. Nepakeičia pėsčias žmogus, reiškia, su kuo aš ten pasislėpęs, reiškia, po antklodė nuo termovizoriaus, reiškia, to šarvo, kuris reikalingas išsilaikyti ir apsaugoti gyvybės, nes yra ir skeveldros, yra ir minos, yra ir tie patys dronai, reiškia, viskas priklauso nuo apsaugos lygio. Mūsų šarvuočiai, jie turės tą 4 apsaugos lygį, tai iki 12,7 mm 50 kaulo apsauga. Čia rimta. Turbūt ne visas, bet ta priekis arba tas svarbiausias. Nedideliai, nebrangiai šarvuotojai mašinai čia. Jo, tai yra, jis turės, be abejo, jis yra APC, tas Armored Personal Carrier,
tai reiškia jisai personalo pergabinimo, bet tai nebus fronto linija. Fronto linijoje kariaus, kaip sakant, dronai įvairūs, reiškia, tankai, mūsų C-90, bokseriai, o čia bus daugiau paramos platforma būtent visų kitų. Taip, aš sutinku, ukrainiečiai iš turbūt ir biednumo kitą kartą, bet ir dėl to, kad logistinės grandinės, reiškia, šiek tiek trukinėja, daug padaro su pick-upais, kaip Hiluxai, kaip gal kitos platformos. Ir tai irgi ir gerai, mes ir tų turim, mes visko turim, reiškia. Bet jeigu norim, kad tai būtų sistemiškas požiūris, reiškia, mes lygryčiai vystom ir šarvą kaip apsaugą pėstininkams ir, kaip sakant, gynybą nuo pačių tų dronų apsaugos. Patys dronus integruojam į Lietuvos kariuomenę tam, kad mes turėtum tą ilgesnę ranką ir galėtume šiat, kur tu gali granatą numesti 30 metrų ir kur tu gali su dronu galbūt keli šimtai metrų, keli kilometrai, labai taikliai padaryti, taip sakant, sunaikinti. Tai tarsi yra sinergija. Kodėl dabar? Todėl, kad divizijos projektas eina, reiškia. Tai yra divizijos tabelinė arba etatinės, kaip sakant, kaip yra ginkluotė, taip ir kovos technika. Ir tokiu būdu, turėdami 10 skirtingų, ant tos pačios platformos 10 skirtingų modifikacijų, mes sutaupysim nemažai, reiškia, vėliau išlaikymo kaštų, nes mums nereikės atskirų daug, reiškia, detalių sandėlių, reiškia, kur, žinot, vieno modelio, antro modelio, trečio modelio, nes čia yra didžiausias košmaras, logistinis košmaras, kas dabar yra Ukraina, reiškia, nes kai pridovanojam tiek daug visokios įrangos technikos, paskui išlaikyti ją yra labai sudėtinga. Sąjungininkai. Britai, jie tokie silpni, kaip juos maliavoja šiais laikais, ar jie tradiciškai nenugalimi yra? Manau, kad jie tradiciškai yra nenugalimi, bet suprantama, kad per ilgą laiko tarpą, vėl aš gal šiek tiek paspekuliuosiu, nes tiksliai nežinau jų dabartinio gebėjimo, žinau, kad jie ten išsileido naują doktriną, kaip jie kaip jie transformuos, reiškia, į tokias biškį labiau, gal mažesnės, lengvesnės, bet daugiau ant dronų, tokia skaitmenizacijos, reiškia, novatoriška. Tačiau tas procesas eina iš lėto, nes jie tuos pačius bokserius, reiškia, pas save gaminasi, tą patį tanką, reiškia, savo challengerį atnaujina, tą patį. Taip. Aišku, kai žiūri evoliuciškai, tu matai, kai jie sugebėjo visą pėstininkų ar ten šarvuotą diviziją Irako kariai išstatyti kartu su amerikiečiais ir ten iki Basrą. Trim aukom tik taip. Tai va, visą Basrą, reiškia, ir ten vėliau buvo labai didelis emilį. Tai šiai dienai turbūt visi turi tą pačią bėdą, kad taikos metu šiek tiek užsiliuliavę esam, reiškia, ir kai kur nuėjo finansai daugiau į gerbuvį, į tuos tokius benefitus kažkokius dalintus, kaip ir pas mus Lietuvoje vienu momentu mūsų mažiau negu 1% buvo skiriamas gynybai, reiškia, tik įstojus į NATO ten kažkokie tai buvo keli judesiai padaryti, ten truputį vienetuką pasiekėm berods ir tai sujungė viešo saugumo tarnybą ir mūsų pasieniečius integravę ir tokiu būdu tą deltą iškalkuliavę, atsit gynybai, tokias biškai pagudravimas įvyko. Tai pas juos lygiai tas pats, man atrodo, net šiai dienai jie ten sunkiai 2% pasiekė, reiškia, bet vėl, sakyčiau, nesusiklaidinkim patys, jie išlaiko branduolinį. Kas yra pakankamai. Laivynas pas juos yra kietas. Aviacija, jie tos taifūnus dabar irgi keičia F-35, kas irgi yra nepigios. Tai mes galbūt, sakytum, matydami, aš ir pats kaip pėstininkas daugiau tą sausumietišką dalį, kartais mes pamirštam, kad yra, būdama saloj, šiek tiek orientuodamas į ekspedicinius, nes, jie nuo Čerčilio laikų jie neplanuoja pas save gintis, reiškia, jie projektuoja savo galę į kažkur į kitą pasaulio šalis. Tai turbūt, jeigu šnekėt apie ekspedicinius dalykus, tai be abejo, kad lėktuvnešis, kurį turi, tada pauni laivai, tada laivynas pas, manau, va čia ta jų galia, reiškia, didžioji, ir aišku, su nedėlėm sausumos pajėgom. Va, tai truputį savo kairę, nes mano kamera verkia. Gerai. Vienas Lietuvos vatnikas, tik to nesakysiu kas, labai čia verkia, kad Lenkai, mūsų sąjungininkai, mūsų broliai, love-hate relationshipų visų, bet šiandien, kaip bebūtų mūsų santykiai, yra kaip niekad geri ir Lenkai dabar turės F-35, su kuriais anot to vatniko jie turi tą ir Vilnių
pasiims F-35. Kokia Lenkų situacija, rimtai kalbant? Jie, kylanti galia akivaizdžiai. Šiaip tai reikia pripažinti ir tai mane žavi iš tikrųjų. Nežinau, kur čia yra ta paslėpta mintis, čia galiu tik tai gal šiek tiek savo asmenę, aišku, visų pirma, aišku, irgi ES yra šalis ir lygiai taip pat vadovaujasi tais pačiais ES įstatymais, kaip ir mes, bet jie kažkaip sugeba gudriau, reiškia, prieiti prie tam tikrų dalykų. Gal euro klausimas, reiškia, kadangi tą zlotą turi, reiškia, jie gali tos zlotus spausdintis, reiškia, gal nebijo skolintis, o gal šiaip daug ko nebijo, lyginant galbūt su kai kuriam kitom šalim, ne tai, kad bijo, tokio nerimo, nes gali nubausti, ten baudą sudėti ir taip toliau. Ir aišku, visi mes laikomės Maastrichto kriterijų. Ir aš manau, kad pagrindinis dalykas, kad jie yra išlaikę dar nuo sovietinių laikų, reiškia, tų senųjų laikų savo gynybos pramonę, reiškia. Jie toliau gaminasi sėkmingai pas save tuos pačius Razomakus, ar ten, žinot, remontavo tankus. Tvardai. Jo, ir turi tuos lengvuosius tankus, įvairius visus, aš jau nešneku apie artilerinės sistemas, kur ten tik tai natietišką kalibrą šaulių ginklus, kulkosvaidžius, reiškia, gaminasi pas save. Ta prasme, kad gynybos pramonė yra išlikusi. Ir kas yra labai svarbu, turbūt visiems pabrėžti, kur mes esam skiriamės nuo kitų galbūt šalių, kad mes Lietuvos kariuomenę kūrėm visiškai nuo nulio, visiškai nuo balto lapo ir mums reikėjo viską užsiauginti. Mes įskyrus, ką mes tai gavom palikimą, tai bazės, reiškia, tas sovietinių arba Rusijos, reiškia, tas mokymo laukus, tas poligonus, ir tai apkarpėm, nes kariuomenė buvo tiek maža, kad viską. Jie išlaikė tą ir turbūt galbūt buvo krytis, bet jie tą know-how, ekspertizę, žmonės, kurie tuo metu gamyklose dirbo, tuose konstruktorių biuruose, tai jiem belieka dabar tik tai prisidėti šiek tiek. Ir aišku, kur jų ekonomika 10 kartų didesnė, pagal žmonių bendrų skaičių, ir kur mes vejamės, mes nesam blogi, bet kad jų supratimas turbūt apie gynybą, tą nacionalinį saugumą, išgyvenomumą, irgi tokia pačia turint priešiškai nusiteikusi į Kaliningradą, kaip saka, ribojimas, ta pati Baltarusija. Ir aišku, jie nori būti žaidėjai, reiškia, ir jie pakankamai neblogai, reiškia, žaidžia. Pradedant nuo to, kai Leopardus perpirko iš Vokietijos ir gavosi taip, kad pas Lenkus daugiau Leopardo negu Vokietijos kariuomenė buvo vienas momentas, tada jie diversifikuoja, dalį Abramsų nusipirko, dabar Panteras iš Pietų Korėjos. Ir jie matydami, kad gali tos grandinės tiekimo dėl įvairių priežasčių ar nutrūkti, ar sustoti, visą kitą, jie tokiu būdu turi keletą skirtingų platformų, bet jie gali sau leisti, nes yra atskiros divizijos apginkluoja atskirom sistemom. Ir tie F-35 be abejo, čia yra siekis, nėra taip paprasta gauti leidimą, bet jie turbūt dirba, aš sakau, aš nenoriu čia į nieką akmenukus mėtyti, jie turbūt dirba kietai, reiškia, tiek diplomatiniai turbūt, plus ekonomiškai turi parodyti ir turi visą laiką rodyti ryštą. Reiškia, jeigu tu rodysi ryštą, pirmiausia prieš amerikiečius. Ir aš manau, kad tu ir gausi tam tikrus dividendus. Kaip ir mes, lietuviai, manau, netgi su savo mažu biudžetėliu, reiškia, biudžetas kaip ir nemažas, bet, aišku, procentaliai lygintis turbūt nelabai galim, bet tą, ką mes darom, kai mes remiam amerikiečius vienoje ar kitoje jų tuose sprendimuose, manau, mes irgi užsitikrinę pakankamai gerą pagarbą ir paramą tame tarpe, reiškia. Tai aš sakyčiau, nereikia bijoti, Lenkija yra NATO šalis, reiškia, santykiai yra neblogi, kariniai dimensijoje, sakyčiau, nėra dėl ko visai pergyventi. Ką tik neseniai buvo čia prieš gerą mėnesį, prieš 3 savaitės pratybos, reiškia, netoli Suvalkų koridorius, kur mes turim bendrą Oršos planą, pagal tą Oršos planą, vienais metais pas juos, kitą kartą pas mus, kaip mes ginsim kartu arba laikysim atvirą Suvalkų koridorių. Bet pikti liežuviai džiūgauja, kad Lenkai vis dėlto nepasirašė Kapčiamiestyje kartu operuoti. Ne, tai žinot, čia dabar yra proceso dalis, kad ką pasakė vieni, ką pasakė kiti, reikia žiūrėti, kokie yra veiksmai. Aš visą laiką sakau, žiūrėkit, žodžiai, visiems yra politiškai turbūt, reikia žiūrėti, kad rinkimai kokie, žiūrėkit, Latvijos atvejis reiškia, kai ten atrodo krito vyriausybė, bet 5 mėnesiai iki... Šiaip grinai pragmatiškai, kariškai ir logistiškai, visaip kitaip žiūrint, Kapčiamiestį Lenkams tiesiog apsimokėtų. Absoliučiai. Ir aš jau girdžiu indikatorius ir tiem skeptikam galiu pasakyti, galbūt nebūtinai reguliarių pajėgų kontekste, bet jie visai neseniai sukūrė savo teritorinės gynybos pajėgas ir tie batalionai, tos brigados, kurios būtent čia apie Augustavą, Suvalkų
laukus ir seinus ir jos jau mato, jau klausia, kada. Tai čia mūsų Kaspas, krašto apsaugos savanorių pajėgos, jos kadangi bendrabiaujo glaudžiai, kaip ir su Latvijos Ziemesardis, jau jie klausia, kad tikrai galėsim atvažiuoti, nes jiems ten 100 km važiuoti kažkur tai į kitą, ten, žinot, ten Dvarsko Pomorską, ten kažkur tai netoli Gdansko, jiems lengviau yra čia per sieną, viskas vietoje ir atsišaudyti, ar ten kažkokius veiksmą padaryti, daug paprasčiau. Tai aš sakyčiau, čia dar proceso dalis, ieškom, kaip sakant, kaip ir kada tą padaryti. Aišku, tas bandymas juos įtikinti, kad jie gal savo teritorijai turėtų, reiškia, irgi kažkokią dalį to ir kažkai sujungtumėm. Tai čia jau paliekam Lenkam apsispręsti, bet ta galimybė jinai išlieka, kiek jinai yra reali, tai vėl sakau, čia dabar. Mums svarbiausia savo namų darbus padaryti. Vadė, dar turit laiko, aš labai dėkingas, kad jūs, tai turim dar keletą klausimų ir tada aš jau jūs paleisiu atgal tarnaut Lietuvai. Kodėl taip mažai, toks filosofinis klausimas, kuris labai mažai įvertinamas kaip itin svarbus jo išaiškinimo požiūriu. Kodėl taip mažai kalbama, kad kolektyvinė gynyba yra pats geriausias atgrasimas? Aš turiu menį, paimkim paprastą kokį nors Lietuvos žmogų, kuris ten nėra piktybinis. Ir sako, mes labai maži, mes neapsiginsim. Tas pats Latvijai, tas pats dar mažesnė Estijai, bet jeigu mes paimam, kad mes esam NATO, gerai, mes pripratę prie to, bet aš manau, per mažai apie tai vis tiek yra kalbama. Gerai, mes turim savo kažkokio profiliuotą, kur mes neblogi, pavyzdžiui, pėstininkai mūsų, bet mes neturim aviacijos, bet Lenkai turi aviaciją. Kodėl per mažai apie tai kalbama yra tam buitiniam lygmenį, kad žmonės pagaliau nustotų bijoti? Gal šiandien tas vienas ir yra, šitas klausimas gal padės, gal ir nelabai masinė auditorijai bent jau atvers akytės, kas yra iš tikrųjų, aš pritariu visiškai, kad mes kažkaip labai tą provincialiai, reiškia, žiūrime visą, kas vyksta. Ir aš tą prisimenu prieš 20 metų buvo, prieš 15, prieš 10. Ir dar sovietai tą išugdė, tas anekdotas, duoti abu tankus ar vieną? Tai va, tai būtent. Ir tas, ką mes dabar turim, būtent 32 šalių alijansas, tai pats galingiausias, už tai Rusijai po šiai dienai, ta Zakharova ten kvykia, inkščia, reiškia, turbūt kiekvieną kartą, kai tik tai kažkokį veiksmą padarom. Aišku, tai nereikia nuvertinti pačių rusų ir suprantama, reiškia, kad jų tas gebėjimas, kad apie tą branduolinį ginklą šnekėjom ir taip toliau, turbūt pasispart galėtų, bet kai viskas vyksta procesas, va būtent, kad būnant NATO, dėl ko mes įsiprašėme į NATO, kodėl mes tiek daug namų darbų dar, mes 10 metų, mes nuo 94 metų iki 2004, kai įstojom į NATO, ilgas procesas. Aš pats dar buvau jaunas karininkas, tuo metu dalyvau konkrečiai, reiškia, taip per savo, kaip mažas raktelis, savo lygmenį, kad mes tai būtent kalbas mokėmės, studijavom užsienio, aš pats Danijoje pabaigęs esu tiek būrių vadų kursus, tiek kopų vadų kursus. Ir mes tą vakarietišką mentalą po biškę periminėm ir mes žinojom, kaip tas integruotis vėliau, reiškia, į natietiškas struktūras. O kad kartais mūsų ir ekspertai, arba tie, gerai, galbūt nebūtinai iš blogos valios, nepabrėžia to, ir ko aš galbūt ir norėčiau, reiškia, kad akcentuotų tą, bet čia gal yra sąmoningai ir nesąmoningai. Kartais gal sąmoningai reiškia, kad tos dramos daugiau būtų, o kai dramos daugiau, tada atrodo, žinai, daug kur dėl laikų viskas, reiškia. Ir tas su dramatišku veidu, kai atsistato, reiškia, atsistoja kažkas tai prieš ekraną ir sako, kad mes čia nieko neturim, reiškia, baisu. Ir va čia yra galbūt tos strateginės komunikacijos, ką mes kaip per kariuomenę, mes tą bandom daryti ir kiekvieną kartą atliepti į tą didžiausią žmonių nerimus, kokie yra. Ir šitoj vietoje, sakyčiau, gan pozityviai labai priimama, bet galbūt valstybės mastu galima būtų daugiau. Ir šiai dienai Baltijos oro policiją turim. Vokietijos batalionas su brigada jau čia yra, amerikiečiai yra čia, pratybos vyksta pastoviai, laivynai atplaukia, reiškia, į Baltijos jūrą dalyvavom bendruose pratybose, portugalų, fuzilierių padalinys yra čia. Mes šiai dienai turim apie 3,5 tūkstančio užsienio šalių karių. Tai kas čia, jeigu net grasimas, kas čia, jeigu ne NATO, reiškia. O NATO jisai tam ir buvo sukurtas, dėl ko jisai praktiškai buvo pats efektyviausias. Tai jisai yra sukurtas, buvo atgrasimą, reiškia, padaryti ir kodėl šalto karo metais ir dabar rusai net į šitą pusę. Taip, tų paspekuliavimų, kad, atsiprašau, kad tai galbūt Narva, tai galbūt Ignalina, Zarasai, nežinau, kažkur tai reiškia tą rasti, bet tai gal ir gerai kitą kartą, kad yra modeliavimai tam tikrų situacijų, kad tie ekspertai, kurie, ar ten think tankai tie įvairūs, reiškia, bando pasižiūrėti, kur yra silpnosios vietos, jos duoda mums gebėjimą
per perplanavimą, nes planavimo ciklas niekad nesustoja, tiek NATO, tiek regioninio planų kontekste, turbūt neišduos didelės paslapties, yra taip cikliškumas maždaug kas 2 metai, peržiūra yra vykdoma, bet kai įvyksta kažkokie tai kataklizmai, viskas vyksta daug greičiau, yra tie contingency arba tie papildomi planai, kurie atlipia. Tai visos šitos idėjos, jos duoda tam tikro peno ir įsijungia fantazija, kaip geriau tą padaryti ir kaip kokius geriau pajėgumus vystyti arba pakreipti tą pajėgumų vystymo laivą į tą kitą vietą, nes vis tiek technologijos, laikmetis ir taip toliau. Bet ar tai, kaip pas mus dažniausiai su dramatiškais veidais, reiškia, jau savo, kad ten kažkas tai nugalėjo kažką, tai arba atsilaikė tik tai kažkiek tai dienų arba tik tai valandų. Klausykit, tai yra visiškas, gal dar prisiminkit neseną atvejį, kai čia apie Marijampolę buvo kažką, ten vokiečių, ten buvo sumodeliuota kažkokia situacija, kad čia, prieš porą mėnesių, prieš 3. Visiškai ignoruojant Lietuvos faktorių, Lietuvos kariuomenės. Absoliučiai. Ir ten buvo, visi pamiršo, kad tai daugiau buvo politikams skirtas toks tabletop exercise, reiškia, kad susodinti, padiskutuoti galimas krizinės arba tokios problemos, kurias galbūt sunku įspręsti, bet tokiu būdu biškai tokį spyrį duoti į minkštąją vietą, kad pradėkit galvoti globaliau, plačiau ir kaip tai. O kas gausi? Pasigavo, tuos nuotrupas ištraukė, skandalą padarė, čia aš turėjau sunkų laiką, turėjau visiems aiškinti, ką mes čia lietuviai iš tikrųjų tokie esam, kaip sakant, ir taip toliau. Tai aš dabar tų žodžių nevartosiu, į eterį reiškia, kur jaučiau, kad bandė apkaltinti. Keletas techninių klausimų iš kanalo bendradarbio Vaido Saldžiūno. Jie gali būti tokie ir aštresni, bet jūs... Jisai Vaidas, bet jūs generolas. Tai ruošiamas laivas į Hormūzą, klausia Vaidas, kiek laiko užtruks, ko trūksta politinio pritarimo, pinigų, įrangos pašalinti biurokratijos kliūtis? Ką galiu pasakyti, kad beveik prieš porą mėnesių nuskambėjęs mano per ryto garsus, reiškia, leidimas prisidėti prie, neleidimas, bet pasvarstymas ir prisidėti prie amerikiečių iniciatyvos. Jo, tai kažkaip nuvilnijo, pasakysiu taip, įvairiai reiškia, buvo priimtas, ne visiems galbūt patiko, bet linko aš linkiu, kad mes privalom prisidėti, nesvarbu kokiam priemonėm. Diplomatinės, gali būti ekonominės, gali būti karinės, reiškia. Mes turim kitos galios instrumentus, reiškia, kuriais galime kažkokiu tai būdu paremti, reiškia, amerikiečių iniciatyvas. Visi žino, kad Iranas yra blogio ašiai priklausanti valstybė. Bet aišku, ką aš savo irgi visą laiką pabrėžiu ir kitiem noriu pasakyti, bet tai yra politiniai sprendimai. Kariuomenė yra pasiruošus tiek, kiek ir gali pasakyti, kokius įrankius mes galim pateikti būtent šitoj konkrečioje situacijoje. Ir atsakant į Vaido klausimą, sakyčiau, mes turim įrankių dėžutėje keletą dalykų. Tai, aišku, būdami maža valstybė su nedideliu laivynu ir dar žinant, kad vis tiek ten tas Indo-Pacifikas arba tas Indijos vandenynas dėl temperatūrų, druskingumo tam tikra, turbūt laivo priešminio nusiuntimas turbūt būtų toks, su dideliu klaustuku. Bet ir tai galima svarstant. Bet mes turim atliepti į mūsų sąjungininkų prašymą, ko jiems reikia. Ir mes turim keletą opcijų, aš dabar jų nenoriu pasakyti. Reikia palaukti, kol bus galutiniai sprendimai priimti, bet ką ir jo ekscelencija prezidentas buvo paminėjęs, aš lygiai tą patį, turbūt paprasčiausiai ir greičiausiai, vos ne 2 savaičių bėgi, mes galim, jau būtume pasiruošę siūsti išminavimo komandą, jūrinio išminavimo su jūriniais dronais. Ir tai padėtų, reiškia, turbūt pravalyti arba užtikrinti laisvą navigaciją. Ko trūksta? Valia yra, politinė valia yra, priemonės mes turim. Dabar tik tai belieka, reiškia, nes vyksta planavimo procesas Centkome, mes turim sąveikos karininką tenais, Centr Command Tampoj ir JAV čia. Sąveikos karininkai čia liaizoną, ne? Taip, LNO. Tai vyksta dabar planavimo procesas ir mes, kaip sakant, dedam ant stalo. Tačiau reikės politinės sprendimo,
mandatų. Nes jeigu mes siunčiam ten vis tiek tymas minimaliai ten nuo 12 kokį iki 40 žmonių, priklausomai reiškia kokį pajėgumą, mes turėsim gauti Seimo mandatą, kad mes galėtumėm prisijungti. Ir čia bus turbūt ta didžioji, nes žinant, kad visuomenė gal skirtingai žiūri į tą paramą amerikiečiam, bet aš tik tai galiu naudojant progą pasakyti, kad jeigu mes norim, kad amerikiečiai būtų pas mus, mes turime irgi padėti, kitaip nebus. Negalima būti gudresnės. Vaidas toliau įdomaujasi, jūs ar už ar prieš mangalus ant vilkų ar tankų ar M113, nes kariai jau nori improvizuoti, neturit pakankamai antidroninių sistemų. Ja. Tai už ir pats esu davęs visą laisvę išvystyti arba pristatyti prototipus, nes jau unboxeriai yra padaryta. Paprašiau, kad jau jie brėžinius padarytų, reiškia, kad mes galėtumėm dauginti ir visus. Tas pas yra su GLTV, tas pas bus su visom kitom platformom. Teko pačiam matyti ir persiunčiau kaip Panzerhaubitze 2000, nes vis tiek yra ten bokšteliai, sukinėjasi, apžvalgos ratai, yra šiek tiek komplikacijų. Ir tai grinai tinklų sistema, įvairių kaproninių reiškia, yra šiek metalo, bet tą dalyką mes darėm, aš dar buvau Geležinių vilko brigados vadas. Jau mes žiūrėjom, kaip, nes čia reiškia iš Irako ir Afganistano, reiškia, nuo RPG, kad kažką papildomą šarvą turėti šalia. Tai čia nieko naujo, aš labai dėkingas entuziastingais mūsų kariais, reiškia, kurie kartais nelaukdami netgi nurodymų, iniciatyvį, nes jie supranta, reiškia, kaip aš grįžtu prie to klausimo, kažką tai dronai versus šarvas, visą kitą, nes nesam savižudžiai, reiškia, mes suprantam, kad jeigu reikės įti mūšį, mums reikia turėti kažką priemonės, reiškia, ir modernės priemonės. Tai ne vien tik tai tinklai, kurie padės, bet irgi žiūrovom galiu patikinti, turim antidroninės, elektroninės priemonės, kurios yra visą laiką testuojamos, naudojamos pro pratybas ir tokiu būdu ne vien tik tai fizinė, kartais sako, kokia apsauga ten, žinot, ten, kur numušinėti dronus, bet kartu ir pasyvios apsaugos priemonės, jos yra diegiamos bendrai ir todėl tie heiteriai, kurie arba tie skeptikai dėl šarvo versus pėsčiomis reiškia, tai yra sistema. Ir kai tu apie viską pagalvoji, manau, tokiu būdu tu sumažini iki minimaliai rizikas. Vaidas toliau klausia, ką dabar daryti su Spartanais, kai dėl politinio spaudimo ir intrigų C390 praleidot? Abrairė. Šiek tiek gaila iš tikrųjų, kad taip atsitiko. Čia daugiau toks buvo politinis galbūt klausimas, bet aš nebūdamas verslininku, bet turėdamas savo ūkį, ir aš turbūt namuose tai būčiau nedaręs, reiškia, nes tai yra tėvynės pinigai. Aišku, mes jų neturėjom. Čia gal reikia nuo to pradėti, kad kokie sprendimai yra tokie sprendimai, bet sakyčiau, buvo sąlyga, labai aiškiai sakyti. Nežinau, kodėl kartais skeptikai gali dabar atsisukti tą metų senumo, reiškia, įrašus, kaip buvo. Tai buvo sąlyga, kad juos įsigysim, jeigu bus skirtas finansavimas. Taip, suprantu, kad šiai dienai svarbiau yra dronai, antidronai ir oro gynyba ir visi kiti dalykai, bet mes kažkaip tai toj vietoj sudrebėjom, pinigai mes turėjom, mes vienam turėjom, 150 milijonų, jie buvo užrezervuoti Spartanų atnaujinimą. Bet čia dabar naudosim, reiškia. Tai 150 milijonų, po 50 kiekvienam Spartanui, iki 36 metų mes dar kažkaip tai skraidysim, bet vis tiek ateina ta riba, bus 3-4, gal 3-5, kai reikės tiek sprendimą padaryti. Tik tai kur problema, kad tas ar Embraeris, ar kažkokia kita platforma, jis bus 2 kartus brangesnė. Ir mes eisim atskirai. Ne su olandais, ne su švedais, ne su austrais, ne su dar kažko. Ir kai tau reikės savo tuos 3 lėktuvėlius, reiškia, kažkaip Ir tai mes būsim loseriai. Ir aš sakyčiau, kad mes praradom gerą šansą, bet sprendimai yra sprendimai, aš jų nekvestionuoju, aš vykdau. Mes Spartanus atnaujinsim, avioniką atnaujinsim, tam tikrus dalykus, bet vis tiek jisai jau yra senos kartos, reiškia. Ir reikės kažkaip tai nurašyti, išmesti pinigus, jie nebus išmetami, mes juos toliau eksploatuosim. Tačiau apie naujas modernės platformas, sakyčiau, mes jau pasvajosim po 30 metų. Gerai. Čia nei dramos yra, nei ką reiškia. Bet žiūrim, kaip viskas sekasi, reiškia. Gal bus, žiūrėkit, idėja. Gerai, nenoriu. Patylėsiu. Vaidas toliau klausia, kodėl Lietuva ėmė antrą bateriją HIMARS, jei žino, kad jai ir amunicija vėluos, o ir esamai dar netvyko? Vėl grįžtų galbūt, ką mes šnekėjom anksčiau, tai yra vis tiek, kai tu dėlioji turbūt dėlionę, įvertini daug įvairių faktorių. Amunicija taip, vienas labai svarbus,
bet yra palaikymas, yra patikimumas šalies, reiškia, turbūt kurio negali atmesti. Taip, yra turbūt analogų, aš ir kažkada prie turkiško stendo buvau prieėjęs ir ten kažką tai azerbaidžianiečiai irgi nusižiūrėję, reiškia, turbūt kokiai nors Pietų Afrikos Respublikoje gali rasti ir Pietų Koreją tame tarpe, bet visą laiką turi tiekimo grandinės, ar jų, kuri yra visiškai, kaip sakant, nišinis, vadinkim, tos raketos, kaip tas tiekimas, nes tai nėra garantijos. Ir kad tu šiandien sudarai sutartį su, ar jau esamą sutartį su amerikiečiais ar su pietų korėjiečiais, kaip pavyzdys, laikė tas pats, suprantat, reiškia, tai vis tiek 2-3 metai, kol tu įsigysi, bet reikia dabar. Ir kas yra labai svarbu, kad Marsai naudoja įvairią amuniciją, reiškia, jinai mums padeda, ir tai yra nuo 70 km iki 300 km. Ir vis tiek, politinis faktorius, vėl, nepabijokim to turbūt pasakyti, norim Amerikos daugiau šalia savęs, tada reikia kažką tai irgi duoti ir jiems. Ir būtent aš esu fanas, kad mums reikia kažkaip tai sujungti, suženyti, atsiprašau už, kad mūsų pramonė, Sukerkti. Sutelkti, jo, šitą. Sukerkti. Gerai. Šitą, kad tam tikrose, reiškia, tose įsigymuose, kad ir mūsiškiai dalyvautų, kad ir su kažkokiais komponentais ir tokiu būdu mes galėtum gal kai kurios elementus pasidaryti. Ir pavyzdžiui, šiai dienai, ką aš esu girdėjęs, o visai neseniai žinutė praėjusi, kad Lockheed Martin, reiškia, Lenkijoje greičiausiai, apie Patriotų, reiškia, daugiau gamybą perkelia į Lenkiją. Tai gal tik laiko klausimas, kuo daugiau panašių sistemų turėtumėm regione, reiškia, greičiausiai galėtumėm irgi tikėtis, kad kai kurios linijos atsidarytų papildomai. Vaidas vėl klausia, ar galioja planas turėti 3 salvinės ugnies bateriją ir dėl diversifikacijos, nebijant biskį zoologijos sodo, imti korėjietiškas sistemas, kaip kitos NATO narės, Estija ir Lenkija. Tai aš dabar turbūt ir atsakiau į tą klausimą, kad yra baimė be abejo turėti labai daug skirtingų dalykų. Ir amunicijos skirtingos, saugojimas skirtingas, priežiūra skirtinga, visa kita. Mes turbūt esam per daug maži. Ir manau, kad šitoje vietoje, taip jau gaunasi, prisimam riziką. Prisimam riziką, kad jeigu tiekimo grandinės bus kažkur tai nutrūkus arba nelaiku, gal pristatymai, sąjungininkai vėliau iš savo arsenalų pristatys tada, kada reikės. Kaip ir ukrainiečiai gavo didelius kiekius, reiškia, karo pradžioje, kai to reikėjo. Tai svarbiausia, kad suderinimas būtų, kad turėtų iš ko šauti. Kuo gausim, svarbiausia iš ko turėti, tai kad būtų suderinta ir tuo labiau, kad, pavyzdžiui, jeigu šnekam apie NASAMSus, labai svarbu žinot, kad tos pačios raketos eina ant F-35 arba F-16 ir tos pačios eina. Tai ką aš noriu pasakyti, kuo daugiau standartizavimo, tuo yra paprasčiau. Dar turit laisvo laiko šiais laikais, nelaisvais? Sudėtinga iš tikrųjų, kas kelintą savaitgalį beveik pilną turiu, bet dabar artėjant link vasaros, tų renginių, pratybų čia labai ciklas buvo praėjęs, ir į Seimą esu sekmadienį pakviestas, NATO parlamentinės asamblėjos nariai atvažiuoja, nori iš pirmų lūpų išgirsti, reiškia, mūsų, kaip čia kariuomenė, kur mes esam, kur ir man labai gerai, nes tada automatiškai ta žinios nueina per kitus mūsų kaip sąjungininkus arba tos atstovus politikus ir gal šiek tiek irgi šiaipinimą vadinimą daryti, truputį kryptingai pakreipti, kuo mes čia skiriamės, kuo mes čia ypatingi, gal net kuo mes čia ypatingi ir kad sutelkti galų galia, kai vyks balsavimas kažkur tai, kad paremtų vienokį ir kitokį, ar tai būtų europiniai pinigai, žinot, visi dabar seifo įvairūs, tada yra to Eastern Defense Line, reiškia, tam mūsų Baltijos gynybos linija, Eastern Sentry, Baltic Sentry, kartais mes turim gerų idėjų, bet mums kartais reikia tų kitų šalių finansų pritraukimo arba europinių pritraukimo, kad mes, jeigu sakom, kad mes ginam mūsų Europą, reiškia, mes esam toj fronto linijoj pirminiai, tai kad kitos šalis, kurios yra giliau vakaruose, prisidėtų, reiškia, o neliktų tai mūsų vienų Lietuvų, Latvijų ir Estų galvos skausmas, kaip sutvaryta. Dronų sieną padaryti. Ir visai paskutinis klausimas. Visuotinis šaukimas, tame tarpe ir moteris. Taip. Logika ir Norvegija su Izraeliu rodo, kad tikrai taip, o ką jūs manot?
Tai mano turbūt nuomonė buvo išsakyta dar prieš gerus 1,5 metų, buvau pirmą kartą paklaustas, kad aš iš principo už, tačiau šiai dienai reikia padaryti gerus matematinius skaičiavimus. Netgi dėl aplamai visuotinio šaukimo kaip po tokio, kad kuo daugiau jaunimo arba kad visi net vyriškos lyties jaunuoliai turėtų galimybę atiduoti pareigą tėvynei, reiškia. Bet turim šiek tiek apribojimų, kad tai procesas išsirutuliuos į tą teigiamą, kad mes ir merginas prie to pačio, reiškia, kviesim. Tai faktas, klausimas tai kada. Tai ką aš turiu minį? Kol kas Konstitucijoje yra įrašyta, kad vyrai, reiškia, tarnauja Lietuvos kariuomeniai, bet merginom neuždrausta. Ir apie 15% moterų šiai dienai yra kariuomenė. Tai yra vidurkis procento, kuris yra mūsų, sakyčiau, kad ir vakarų Europai labai panašus. Mes šiai dienai galim pašaukti iki 5,000 jaunuolių. Kurie praeina visus jau filtrus, tiek sveikatos, ten paskui apribojimai, jeigu ten ūkininkų vaikai, ten ir taip toliau panašiai, ten, jeigu vaikų jau spėja šeimą sukurti, tai iš 30,000 maždaug per metus to panašaus amžiaus, 18-19 metų, tai atkrenta ir taip jau daug maž be apribojimų, 7-8 tūkstančiai. Tai toks ir tikslas yra, kad praškai pusę galim paimti šiai dienai, bet siekis yra visus paimti, 7-8 tūkstančius. Tam reikia infrastruktūros, tam reikia instruktorių, tam reikia, vėl grįžtam prie poligonų, reiškia. Tai kai tu negali sudaryti mokymo bazės, tai tu gausim atvirkštinį efektą, reiškia. Tu paimi karį, sėdi ant taburetės, reiškia, nosį krapšto, neužimi jų, dėl to, kad nėra kam. Tai žinot, dėl pakazūchas, atsiprašau, už parodomosius veiksmus, reiškia, tik dėl to, kad skaičiuką kažkas tai prisidėtų, žiūrėk, tas neveikia. Man svarbu kokybė. Šiandien kaip tik su batalionų vadais amerikiečių susitikau, reiškia, paklausiau, ką jie galėtų, reiškia, man patarti, ką mes geriau turėtume daryti, o ką turim išlaikyti. Tai vat būtent jie ir demonstravo, nors jau pas juos profai, reiškia, profesinės karo tarnybos kariai, sako, mūsų šaukniai per 9 mėnesius, sako, tokį progresą padaro, reiškia, dėl to, kad reikia... Taip, Lietuvos šauktiniai. Taip, Lietuvos šauktiniai, reiškia, padarom tai, ar tai būtų Panzerhaubicos 2000 įgulų rengime, reiškia, kai tu įdedi, reiškia, širdies, reiškia, vadinkim taip, kai tu pasitikė tais kariais, kurie tą daro, tu gali pasiekti pakankamai didelį efektą, bet man reikalingi specialistai, man reikia, jeigu mes tiek investuojam pinigų, lėšų, aš noriu rezultatų. Ne popierinių, kurie tik tai, žinot, skaitosi, bet kurie iš tikrųjų dieną X jie galėtų, reiškia, drąsiai žinodami, ką jie daro ateityje. O merginų klausimas, aš esu ne prieš, šiai dieną jos turi galimybę savanoriškai ateiti ir jos ateina, kur jos nori ir kada nori ateina, aišku, ir išeina kitą kartą, nes nebūtinai gal visom tinka, bet ar tai dėl demografijos tos pačios kažką tai gyvenime reikės persvarstyti Konstitucijos nuostatas ir merginas, tai turbūt prieisim. Bet aš dar iki 30 metų, sakyčiau, taip labai taip realistiškai mąstant, tai nebus pagrindo tam visiškai. O kam tą visuomenę be reikalo erzinti? Ja, ir taip susierzinusi. Tikrai. Vade, didžiulis ačiū Jums už tai, kad radot laiko ir už Jūsų tarnybą ir viskas turėtų būti gerai. Prašom. Tai ačiū, kad pakvietėt, buvo malonu pašnekėti, suprantu, kad šiandien galbūt šiek tiek patviravau daugiau negu įprastai, nes nebuvo to gal visą laiką laiko apribojimo. Lauksim triukšmo iš už tvoros, neesam pavardėm, bet jie visą laiką seka, kas vyksta. Super. Gerai. Laidą remia Įkrautas, elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui.